Nu, aukos mentalitetas, kitaip nepasakysiu, kaip man čia nepasisekė, kai čia nesąmonė ir aš čia dabar, kur ten kiti eina į būrelius, kažką veikia, aš turiu važiuoti į Antakalnio polikliniką tenais į tas mankštas kažkokias arkinės terapijas. Iš kur atsirado ta motivacija, kad dabar reikia imti ir keisti ir galbūt netgi žmonėms apie tai pasakoti viešai? Aš noriu padėti žmonėms, aš noriu, kaip aš pakeičiau savo gyvenimą ir aš matau, kiek man taip daug prasmės suteikia ir kaip aš džiaugiuosi tuo ir aš noriu ir kitiems padėti ir paskatinti juos irgi lygiai taip pat pakeisti gyvenimą. Mano populiariausias video, jis daugiausiai peržiūrų turi šitas video. Tai pasisėmi produktą, kur ten high protein. Nu, čia toksai hackas, kaip pasižiūrėti, ten, jeigu dietos, tarkim, laikais, jeigu žiūri kalorijas, bet nori daug baltymų suvalgyti. Ir būtent šitas rodiklis yra pripažintas tokiu kaip jau lydinčiuoju ilgamžiškumo sferoje, jis tikrai tiesiogiai koreliuoja su... Aš skatinu žmonės didinti tos savo šansus, gyventi ilgą, aktyvų, laimingą, sveiką gyvenimą. Pagrindinis šios tinklalaidės rėmėjas Zenju. Zenju tai ne tik maisto papildai. Tai yra mano misija – sukurti koncentruotus, švarios sudėties, itin veiksmingai pasisavinamus maisto papildus, kurie efektyviai sprendžia mūsų kasdieninės problemas – energijos trūkumą, prastą miegą, silpną imunitetą, odos, plaukų problemas, hormonų disbalansą. Šis projektas gimė iš labai asmeninės patirties. Daugiau negu 10 metų auginant kosmetikos prekinį ženklą Manila, supratau, kad perdegimas tikrai egzistuoja ir kad sveikatos nenusipirksi už jokius pinigus. Ir gyvenimas privertė atsigręžti save ir susimastyti ir pradėti savimi rūpintis. Čia ir gimė idėja kurti Zenju. Aš tiesiog neradau papildų, kurie man pačiai būtų veiksmingi. Todėl pasinaudojant savo, kaip medicinos gydytojos ir mitybos specialistės žiniomis, bei padedant kitiems Lietuvos mokslininkams, juos sukūriau. Mūsų tikslas – edukuoti visuomenę apie sveikatingumą. Ir būtent Zenju dėka turiu galimybę kalbinti šiuos nuostabius žmones, savo srities specialistus, visiškai nemokamai šviesti visuomenę sveikatos gerinimo temomis ir dalintis turimomis žiniomis. O norintiems įsigyti Zenju maisto papildų, primenu, kad su nuolaidos kodu Zenju 8020 gausite papildomą nuolaidą visam savo prekių krepšeliui mūsų elektroninėje parduotuvėje www.zenju.lt. Susipažinkite su mūsų podcast'o draugais. Moja Matcha – ekologiška matcha arbata. Jei dar nebandėte ir neprisijaukinote šio nuostabaus gėrimo, tai Moja Matcha yra ta, nuo kurios galite pradėti savo matchos kelionę. Kas yra matcha? Tai yra japoniška žalioji arbata, kuri išsiskiria savo kokybę. Yra švelnaus skonio, ryškios žalios spalvos, kokia ir turi būti kokybiška matcha. Ir galite rinktis netgi iš 3 matchos rūšių pagal savo skonį. Tai yra premium matcha, ieškantiems švelniausio ir sodriausio skonio. Traditional matcha, autentiška matcha ritualui su vandeniu arba pienu. Na ir daily matcha, tokiam lengvam kasdieniniam matcha latte ar kokteiliams. Tiems, kas iš tikrųjų mėgsta intensyvesnį skonį. Moja Matchos galite įsigyti Gourmet Life parduotuvėse, internetinėje svetainėje www.gourmetlife.lt, tiek fizinėse parduotuvėse Vilniuje, tai yra prekybos centre Oze, Unoje, iki Bendorė ir Nordika. Gera žinia ta, kad Zenju 8020 podcast'o klausytojams specialus nuolaidos kodas ZEN15, kuris suteiks 15% nuolaidą Moja Matchai. Ir tai yra puikia proga ją išbandyti. Nuolaidos galioja tiek elektroninėje parduotuvėje, tiek visose fizinėse Gourmet Life parduotuvėse. Šiandien Zenju 8020 tinklalaidėje Joris Giedraitis. Kaip pats save pristato, drovus vaikinas, kuriam sunkiai sekasi kalbėti su žmonėmis, tačiau puikiai bendraujasi su kamera. Didžiąją gyvenimo dalį Joris gyveno su nugaros skausmais, minimaliai judėjo ir nelabai rūpinosi savo sveikata. Tačiau prieš kelis metus visiškai pakeitė savo gyvenimą. Jis savo pokyčiais ir motyvacija ėmė dalinti socialinėse medijose, ko pasėkoje atsirado judėjimas ilgai ir aktyviai, kuris šiandien įkvėpia 10 000 žmonių keisti savo gyvenimus. Šiame epizode kalbėsime ne tik apie sportą ir sveikatą. Kalbėsime apie laimę, discipliną, santykius, pinigus, vidinę ramybę ir tai, kas iš tiesų reiškia gyventi ilgai ir laimingai. Labas, Jori. Labas. Nu, kaip tu šiandien laikaisi? Gerai, jaudinos labai. Jau laikrodis man sako nusiramint kelintą kartą, tai stengiuosi nusiramint. Pirmas 5 minutės baisiausias, po to jau viskas gerai. Aš irgi jaudinuosi, dabar po ilgo laiko vėl įrašinėjom, tai yra toksai jauduliukas. Tai labai džiaugiuosi, kad sutikai atvažiuoti pas mus, nes, kaip paaiškėjo, tai yra pirmas tavo toksai viešas pasirodymas, išėjimas. Tai labai tikrai fainai jaučiuosi įvertinta, kad pavyko įkalbėti.
Manau, kad podcastas bus labai įdomus ir gilus ir pakalbėsim tikrai labai tokiom įdomiom temom, nes tavo anketa Instagram iš tikrųjų yra įspūdinga, jinai tikrai patraukia akį, todėl kad tu kalbė apie dalykus, apie kuriuos žmonės vengia galbūt kalbėti, apie nepatogias temas, ar ne, motyvacija, disciplina, sportas, savimonė, kaip save geriau suprasti, kaip save pateikti pasauliui. Tai sakyk, iš kur atsirado, kaip čia viskas šitą susikūrė, papasakok savo istoriją. Tai vat, kaip sakei, aš ilgą laiką gyvenau, jau su išvarža gyvenu, aš čia jau apie 10 metų, tiksliai neatsimenu tikrai. Kiek tau dabar metų? Man dabar 24 neseniai suėjo, tai vat aš apie 10 metų gyvenu su išvarža. Ir vat tada, kai tą vat diagnozę sulaukiau su išvarža, tai tada iš esmės aš beveik niekiek nesportavau ir vat tai vat po mokyklos irgi jokio sporto neturėjau, krepšinį kartais pažaisdavau. Ir tiesiog vat kažkaip prieš vat porą metų, prieš pusantrų metų maždaug pradėjau jogą daryti, tiesiog nes taip sugalvojau ir tada pradėjau sportuoti ir dabar vat aktyviai sportuoju ir tiesiog labai pakeičiau aš pats savo gyvenimą, turint omeny, kaip aš gyvenau, tarkim, prieš 3 metus. Nebuvo ten, kad jau labai ten vakarėlį ar kažkas, bet tiesiog iš esmės jokio santykio neturėjau su sportu. Ir tiesiog aš labai pakeičiau savo gyvenimą ir tada kažkada pagalvojau, kad jeigu aš galėčiau kažkam padėti, padaryti tą patį, arba bent jau 5% pakeisti kažkieno kito gyvenimą, kaip savo pakeičiau, tai aš manau, kad verta pabandyti yra. Ir nors labai baisu buvo, iš tikrųjų pradėti, kaip sakiau, kad labai draugus esu, sunku man tokius dalykus daryti, tai jeigu aš pasakyčiau savo prieš 5 metus, kad po 5 metų darysiu kažką Instagrame, arba kad podcast'e sėdėsiu, tai nebūčiau patikėjęs. Kaip fainai, kaip gražu, kad žmogus gali taip ryžtis ir išeiti iš savo komforto zonos ir padaryti tokius pokyčius. Tai labai vat ir noriu apie tai iš tikrųjų pasikalbėti. Esi jaunas žmogus, tikrai, 23, 24 nėra daug, aš save atsimenu 24, tai studijavau, bet sakykime, tikrai studentišką gyvenimą pakankamai gyvenau ir mėgaujuosi jaunystę ir man šitie dalykai nebuvo galvoj. Tai gal jeigu gali papasakok truputį, kaip ta išvarža nutiko ir ką tu darėjai pradžioj, kai tau ją diagnozavo, ar tu planavai operaciją, ar vaistais gydėsi, ar kažkokias reabilitacijas darėjai ir kokie simptomai buvo, kokia problematika buvo? Tai aš prieš tą diagnozę aš sportavau iš tikrųjų gan aktyviai, aš sportavau laipiojimą, kas tais laikais nebuvo populiarus sportas, dabar aš čia kiek matau, tai įgauna pagreičio, populiarėja smarkiai, tai tais laikais ten buvo viena salė Vilniuje, Rusija kažkur, tai aš tenai sportavau ir aš tuo metu taip, sakykime, rimtai žiūrėjau, kiek gali rimtai žiūrėti žmogus 13 metų į sportą, bet aš kažkaip galvojau, kad aš tai darysiu visą gyvenimą ir man tada, kai ta išvarža buvo, kas nebuvo iš tikrųjų kažkokio didelės traumos nebuvo, nes aš tiesiog kažkurio metu pradėjau skausmą jaust, man taip nemaloniai ten nugaros apačioj, tada nuėjau pas gydytojus, padarė man ten MRT turbūt ar kažkokį tyrimą ir sako išvarža, sako operaciją, dėsim ten diskus kažkokius į stuburą. Ir mano mama tokia labai, sakykime, nemėgsta tokių visokių dalykų, tai sakė tikrai ne, jokių čia nebus operacijų ar kažko čia 13-mečių vaikui. Tai ačiū Dievui, kad nieko tokio neįvyko. Tai ir tada tiesiog prasidėjo, visiškai nutraukiau tą sportą ir tada prasidėjo tas gydymo procesas. Tai iš esmės aš tenais viską, ką įmanoma išbandyti, aš išbandžiau. Tai ten ir tos pačius vaistus, reabilitacijas, masažus, tenais į baseinus vaikščiodavau, ten visokius gydymus ruojam, tenais būdavo, kur elektrinius tokius pridedant nugaros. Taip, aš šituos visus išvaikščiau. Į kažkokias tenais eidavau mankštas, tokias kaip veiklas tenais, kur su kūno svoriais ten visokius judesius darydavau. Žodžiu, tai tenais tas buvo, iš esmės visas tas laikas po tos diagnozės, kol mokykloje vaikščiau, kol mama šiek tiek pastumėdavo, tai vaikščiodavau tenais. Ir tada baigęs mokykla ir iš esmės baigęs visi tie gydymai, tai aš ten nieko. Bet kaip aš sakau, kad tas skausmas man nebuvo pakankamai didelis, kad aš jausčiau tokį, kad jeigu nieko nekeisiu, tai aš negalėsiu ten atsistoti iš lovos, bet ir nebuvo pakankamai mažas, kad aš galėčiau laisvai gyventi, ten viską daryti, ką noriu daryti. Tai toksai buvo toks viduriukas, kur nesu aš priverstas kabutėse kažko gydytis, bet negaliu ir normaliai gyventi, viską daryti, ką noriu daryti. Tai taip ir gyvenau tiesiog toksai. Tokiuose rėmuose, galima sakyti. Kaip tu pats jautėsi tuo momentu? Ar tau buvo kažkokių aukos minčių, ar tu kažkaip kaip tu save savo pozicionavai ir kaip pasauliui pozicionavai? Tai tas aukos, tai, savaime suprantama, toks vis tiek, ta prasme, ir vien dėl to, kad aš tą sportą taip rimtai žiūrėjau, galvojau, kad darysiu tai ir tada toksai viskas, nebegali. Ir tada toks, tai kas čia dabar, 13 metų, 13-14 metų, kaip nesąžininkai, žinai, kodėl aš, kaip čia man taip nepasisekė. Tai tas tai tikrai buvo toksai
Nu, vat, aukos mentalitetas, kitaip nepasakysiu, vat, kaip man čia nepasisekė, kai čia nesąmonė ir aš čia dabar, kur ten kiti eina į būrelius, kažką veikia, o aš turiu važiuoti į Antakalnio polikliniką tenais į tas mankštas kažkokias arkinės terapijas. Tai tas vat buvo nemalonus. Buvo, aišku, kita medalio pusė, tarkim, iš kūno kultūros galėdavau išsisukti. Iš kūno kultūros gal ne taip, nes ten jeigu mes krepšinį žaidžiam, tai smagu. Bet tai aš va taip pasirinkdavau. Tarkim, jeigu krepšinis, tai man viskas gerai, bet tada jeigu reikėdavo bėgioti, tai išeiti ratus, tai tada, oi, ne, mokytoja, žinokit, skauda nugarą. Arba tada šokiai būdavo, pavyzdžiui, pas mus mokyklai, tai išsisukdavau iš šokių. Tai čia irgi toksai pliusas. Bet, nu, kažkaip ilgainiui aš susitaikau su to ir paskui sakau, kaip jau toks gyvenau, tiesiog savai suprantamas dalykas, kad aš tenais, jeigu pastovėsiu valandą vienoje vietoje ilgiau, ten į kokį muziejų, pavyzdžiui, tai iš karto skauda man. Tai taip pat ir gyvenau. Tai pagrindinė problema buvo, reiškia, atsirandantis skausmas nuo kažkokios pozicijos, ar ne, ilgesnį laiką. Labiausiai nuo stovėjimo, nuo vaikščiojimo ir stovėjimo. Iš tikrųjų, nuo stovėjimo net labiau, kas visai keista, kad pasivaikščio tai dar. Bet tai muziejai man labai trauma kažkaip iš mokyklos, atsimenu, kur eidavau į muziejus ir aš mokytojai, nu, kaip tu paaiškinsi mokytojai, kad tau skauda į muziejai, žinai, nu, nepatikės, nu, čia nesąmonė. Labai tiesiog noriu išsisukti ir man iš tikrųjų, aš ten stovėdavau ir tada visai pozicijas keiti, ten į sieną remies, žinai, žiūri, kur prisėst, nes tas stovėjimas labai ir troleibusų, pavyzdžiui, irgi jeigu pilnas troleibusas, tai būdavo, atsimenu, labai, kol aš nuvažiuoju nuo namų iki mokyklos ten per 40 minučių, tai tiesiog skaudančią nugarą atvažiuodavau į mokyklą. Tai, va taip, jo. Ir taip gyvenai ir, reiškia, savo gyvenimą turbūt pradėjai kažkiek apie tą skausmą ir statyti, ar ne? Ir ką tu galvoji apie savo ateitį? Nu, mokykla pasibaigs, ar ne? Kokios tavo mintis buvo? Kokie planai? Tai aš mokykloje dar ten 11-12 klasėje galvojau, kad inžinierius būsiu, nes man matematika sekėsi, patiko fizika, matematika, tai aš į tai daug dėjau žinių, daug laiko. Ir tada kažkaip sugalvojau, kad aš vis dėlto nenoriu tokio darbo ir tada galvojau, kad aš nenoriu dirbti to 9 to 5 vadinamojo ofisinio darbo, galvojau, kad noriu kažką pats kurti, tai nusprendžiau stoti į verslo vadybą, nes aš galvojau, kad man suteiks kažkokių praktinių žinių apie verslo valdymą, ten apie finansus, tiesiog tokį galvojau, kad aš nenoriu nieko daryti su ta vadyba, bet aš noriu gauti žinių ir toks saugus kelias atrodė, nes vis tiek, nu, kaip čia dabar po mokyklos nieko nesimokysiu. Tai aš galvojau, kad bus saugu, aš turėsiu tą diplomą ir tada turėsiu, jeigu ten neišeis man ten tiek, kad ir ką aš ten noriu daryti, tai aš turėsiu planą B, galėsiu eiti tenais, nežinau, kažkur vadybinti. Standartinis. Taip, jo, planas B. Bet man labai nepatiko tie mokslai, tai aš pasimokiau 2,5 metų, išėjau ir dabar nieko, va čia vis mučiutė sako, ten eik mokytis tai kažkada grįšiu, o dabar visai kitas sritis yra, kur su sveikatingumu, tai gal kažkada kokia kineziterapija ar kažką gal susigalvosiu, bet nežinau, konkrečių planų dabar nėra apie tai. Taip, labai tas yra vyresnių žmonių toksai mums kalamas palikimas, mentalitetas, kad diplomas yra labai, labai svarbu ir reikšminga. Yra pliusų, yra minusų, žinoma, bet tikrai tai nebeturi tokio svorio šiais laikais, kaip kad anksčiau turėjo. Kai tu tuo metu studijavai, ar tau dar, ta prasme, ir toliau skaudėjo tą nugarą, ar ne, bet kažkokių aktyvių veiksmų nebesiėmė, sakai, ar ne? Ne, tai tas buvo ramiausias laikotarpis iš esmės to aktyvumo atžvilgių po mokyklos tie keli metai, kur aš ten, vasarą tik su draugais kartais krepšinį pažaisdavau ir tada irgi reikėdavo atsistatyti 3 dienas po to, jeigu tenais įsijausdavau labai, nes skaudėdavo. Tai, iš esmės nieko bendro neturėjau su to ir tiesiog, gyvenau ten, paskaudėdavo, kažką ten pastovėjus, pasivaikščiojus. Tiesiog priėmiau kaip nežinau, kaip gyvenimo, čia tiesiog tokia būtis gyvenimo dalis tokia. Antėja skelbia, gegužė, sporto ir energijos mėnuo. O gera savijauta prasideda nuo dėmesio savo. Pavasaris jau įsibėgėjęs, kartu su juo natūraliai atsiranda ir daugiau noro būti aktyviems ir fiziškai judėti. Tačiau gera savijauta priklauso ne tik nuo fizinio aktyvumo, bet ir nuo to, kaip organizmas veikia iš vidaus. Ir kartais nuovargis ar sumažėjusi energija ir koncentracija nėra vien per mažai poilsio pasiekmė. Tai gali būti ženklas, kad organizmui trūksta pusiausvyros. Todėl verta stabtelėti ir pasitikrinti. Kraujo tyrimai padeda aiškiau suprasti organizmo būklę ir laiku pasirūpinti savimi. Visą gegužės mėnesį Antėja siūlo iki 30% nuolaidas įvairioms tyrimų programoms, nuo išplėstinių skirtų aktyviai sportuojantiems iki smulkesnių, tokių kaip mikroelementų, elektrolitų, nuovargio priežasties ir kitų svarbių tyrimų. O geriausia žinia yra ta, kad Zenju 8020 tinklalaidės žiūrovai gauna papildomą 5% nuolaidą su kodu Zenju. Antėjoje kraujo tyrimai yra atliekami greitai ir patogiai, nereikia laukti eilėse, o rezultatus rasite savitarnos interneto svetainėje. Taip pat yra galimybė tyrimų rezultatus nemokamai aptarti su gydytoju telefonu.
Daugiau informacijos rasite www.nt.lt mėnesio pasiūlymuose. Na ir kas nutiko, visų pirma, kaip tu sužinojai apie jogą, kodėl pasirinkai jogą ir kaip dabar tu gyveni su ta, nes išvarža niekur nedingo, bet kaip suprantu, gyvenimas daug lengvesnis, tai reiškia, įvyko kažkoks tais ir fizinis pokytis labai, ar ne? Taip, tai aš su ta joga, aš net nežinau iš tikrųjų kodėl. Aš tiesiog kažkaip gal nusprendžiau, kad gal jau pats laikas kažką pajudėti, bet aš labai bijau eiti į sporto salę, nes man vėlgi tas toksai socialinis nerimas, žinai, tas introvertiškumas mano, kur kaip ten, nei aš paklausiu ten, kaip ką daryti, nežinosiu nieko ten, nu žodžiu, labai baisu. Tai aš taip įsivaizduoju, kad čia žmonėm baisu yra jo. Tai aš į sporto salę nenorėjau eiti, tai aš pradėjau jogą daryti, taip ir tais užsikabinau ir paskui aš tenais, visas tas mano lūžio taškas buvo, kai aš tiesiog įsijungiau vieną video YouTube'ai apie VO2 Max. Tenais kažkoks vaikinukas darė, jis tenais darydavo tokius kažkokius challenge'us, ten su maistu, su sportu, su kažkuo, ir jis darė 30 dienų VO2 Max challenge. Tai jis pasidarė testą prieš tas 30 dienų, treniravosi 30 dienų ir paskui pasidarė. Ir aš nežinau, nei kas tas VO2 Max yra, nei ten apie tas treniruotės nieko. Aš pasižiūrėjau, jis ten paminėjo kelis vardus, ten mokslininkus, kažkokius gydytojus. Ir mane užkabino žiauriai. Ir tada aš pradėjau domėtis, pradėjau knygas skaityti, pradėjau podcastus klausytis, pradėjau visą mano socialinę mediją buvo su tai susijusi. Ir tiesiog tenais perversmas buvo. Ir tada aš nusipirkau, dar sesė turėjo tada narystę į Impulsą. Jinai mane pasiėmė kaip svečią, aš galėjau pabandyti. Nuėjau su ja ir tada nusipirkau savo ir dabar mes čia esam po metų. Geras. Tai prieš metus visas tas vėjas. Maždaug prieš metus, taip. Ir jo, nes mačiau daug rilsų tavo yra, kur tu ir salėje, ir sportuoji, ar ne, ir dabar tau nekelia tai problemų, tu gali ir su svoriais dirbti, ar ne? Taip, aš privengiu tenais tokių pratimų, ten, sakykime, kaip mirties trauka, tas baisiausias yra, man jisai atsimenu, tokia trauma labai iš tos išvaržos, kur aš negalėjau patikėti, kaip žmonės taip gali kelti, tiesiog atrodo iš nugaros. Tai šiek tiek dirbo, aš vaikščiodavau į grupinės treniruotės, tai su treneriu jis ten parodydavo, papasakodavo kaip kas. Tai šiek tiek darau, bet iš tikrųjų vis tiek privengiu, kas turbūt nėra labai gera strategija bėgti nuo problemos. Kaip man jeigu skauda, tai atrodo reikėtų kažkaip per tai dirbti, tos raumenis stiprinti ar kažkaip. Bet aš kol kas privengiu tokių skaudžių pratimų, sakykime. Bet progresas yra, tu gali pasakyti, kad tikrai tu daugiau mobiliau gali dabar judėti, ar ne, pradėjęs sportuoti. Tai 100%, taip. Tai reiškia, atsakymas tikrai yra nugaros raumenų stiprinimas tokiais atvejais, ar ne? Turbūt, aš čia jau tiksliai negaliu pasakyti, bet aš manau, kad, taip, kitaip turbūt nepasakysi, kad aš pradėjau sportuoti aktyviai ir dabar nėra, kad man visiškai neskauda, nes vis tiek aš tą patį krepšinį, jeigu, pažiūrėjau, krepšinis toks labai traumuojantis sportas, kažkaip man labai skauda, man labai skauda, bet man labai patinka, tai aš kažkaip nematau tame problemos kažkodėl. Tai bet jeigu į krepšinį pažaidžiu, tai man vis tiek skauda paskui ir tenais, jeigu ten į kokius žygius ar kažką, bet ta prasme, nepalyginsi, kaip būdavo prieš 3-4 metus. Tikrai labai džiugu girdėti, matyti gerą pavyzdį, kuris sportas, nes tikrai sportas sudaro didžiąją dalį sveikatos, apie tai dar pakalbėsime, apie visą ilgai ir aktyviai pakalbėsime. Dėl pačios jogos. Aš kiek darau jogą kartais, esu darius daugiau, aštangą kažkada tais porą metų, netgi taip aktyviai lankiau, čia tokia sportinė joga, tokia jau tikrai stipri ir ten daug to lankstymosi, bet man didžiausias iššūkis vis tik būna išbūti toj pozoj, toj asanoj, susikaupus. Žodžiu, tai tikrai labai reikia, kaip pasakyti, nedisciplinos, kaip tas žodis, kur, žodžiu, susikaupęs, susikoncentravimu, žinai. Kaip tau joga yra? Ar tau lengva ją daryti, ar tu jauti malonumą, nes man tai kančia. Man gal kančia, gal ne visai, malonumas irgi gal šiek tiek stiprus žodis būtų. Aš tą jogą, ten tokia ir joga, ta prasme, joga, bet aš įsijungiu tiesiog per YouTube video, tenais yra kelios panelės, kur man patinka, kur aš žiūriu video, ir aš įsijungiu ir darau ten tiesiog. Anksčiau darydavau daug, kai nesportavau, kai tik jogą darydavau, ten ir po valandą rytais darydavau, bet dabar, kai sportuoju, tai čia mano toksai atsibudimo ritualas, ir aš kiekvieną rytą darau be išimties, tai dabar po 10-15 minučių labiau. Tai iš tikrųjų būna, ypač kai tokia kažkokia prastesnė diena, gal netaip išsimiegojęs, kur reikia tą pozą, kaip sakai, ilgai laikyti ir tada toksai nervas net suima, žinai, greičiau, kita, viskas nusibodo. Tai suprantu, ką tu turi omeny, kad nemalonios tos pozos būna, bet aš kartais įsijungiu ne jogą, tarkim, prasitampimą, jeigu tai jaučiu, kad netaip išsimiegau, tai tiesiog prasitampau lengvai. Tai kažkaip tenais nėra ta sunkioji dalis mano sporto, ta rytinė joga, tai aš taip lengvai kažkaip žiūriu. Tai. Bet tu ją tiesi dėl to, kad tu jauti
dėl išvaržos, ar tai jau tapo tiesiog tavo tokia dienos ritualo dalis, kodėl tu tą rytinę būtent mankštą palaikai? Tai iš tikrųjų čia įprotis, tai mano labai stiprus, man toksai savaime suprantamas dalykas, aš atsikeliu, nusiprausiu ir einu daryti jogą ir čia jau nėra klausimo. Tai iš tikrųjų, aš man atrodo, jau susikūriau tokį įprotį, kad tiesiog jau čia tik dėl įpročio tai darau, nes man, aš esu, tarkim, labai nelankstus, man labai mobilumo trūksta. Vyrukai dažnai. Gali būt. Yra aukštas, tai... Jo, ir čia man jau taip išseniai, kad tas lankstumo jokio nėra. Ir man joga, čia jau gal draugė man pasiginčytų, bet aš sakyčiau, kad nei kiek nepadėjo. Per tuos metus, pusantrų, aš nei kiek netapau lankstesnis, tai tokio jokio apčiuopimo, atrodo, naudos jokios apčiuopimos nėra. Bet aš gerai jaučiuosi paskui, man yra toksai labai aiški rutina, kad aš atsikeliu, padarau jogą ir jau žinau, kad kažką naudingo padariau tą dieną, tai nemanau, kad greitų metų nustosiu daryti. Gerai, apie rutinas dar būtinai paliesim tą temą šiek tiek vėliau. Dar noriu grįžti į tą momentą, kada tu, reiškia, nusprendėjai kažką keisti savo gyvenime, ar ne? Daug metų, 10 metų, ne 10, mažiau biškai gyvenai, reiškia, tokiam, bet, gal ne baisios aukos mentalitete, bet buvai save apribojęs. Tai vis tik kas nutiko, ar tu perskaitai kokią knygą, ar kokį YouTube pažiūrėjai, iš kur atsirado ta motyvacija, kad dabar reikia imti ir keisti ir galbūt netgi žmonėms apie tai pasakoti viešai. Tai kaip sakiau, tas video, YouTube video, aš neįsivaizduoju, kaip taip gali būti, bet aš tiesiog tavo peržiūrėjau ir aš to jau bičiuko nebežiūriu, aš jo nebematau, jisai tiesiog atėjo, pakeitė mano gyvenimą ir išėjo iš mano gyvenimo. Įdomu, ar tas bičiukas, parašyk jam žinutę, kaip Galėčiau parašyti jo, kad pakeitė mano gyvenimą 180 laipsnių. Tai tas toksai pokytis ir iš tikrųjų prieš tai aš gyvenau tą tokį ten be sporto gyvenimą, per daug nesirūpinau tuo ir iš tikrųjų nebuvo tokio, kad aš kažkaip galvojau, kad reikia kažką keisti, kad čia jau, ta prasme, negali tai būti, nes aš gyvenau normaliai, aš tos pastarosius 10 metų taip gyvenau, tai aš gyvensiu kitus 50 metų, atrodė, ta prasme, čia nebuvo tokio kažkokio labai racionalaus mąstymo, bet tiesiog, toksai gyvenimas ir gyvenimas. Bet aš kai pasižiūrėjau tą video, kai mane užkabino, aš pradėjau domėtis ir tada, aš tenais, kai pradėjau domėtis, sužinau tokius dalykus, kurių tu negali pamiršti, kai sužinai. Čia nėra, kad tenais, žinai, kur 20 dienų tenais, nežinau, įpročio ten kūrimo kažkoks ten triukas, kur tu perskaitai, visai nais, gal panaudosiu, gal nepanaudosiu ir tada pamiršti. Tai tokius dalykus, kur aš sužinau, tu negali jų pamiršti. Tenais, sakykim, keli pavyzdžiai. Apie širdies ir kraujagyslių ligas. Čia yra numeris 1 priežastis, dėl ko miršta žmonės šiais laikais, bent jau, nežinau, pirmam pasaulyje, kitur ten nežinau kaip. Ir šitos ligos, mes iš esmės jas galime, jų riziką labai sumažinti, jeigu ne visiškai išvengti jų. Tiesiog su intervencijom, paprastom tokiom kaip sportas, mityba tenais ir gal jau tenais kritiniais atvejais vaistai kažkokie. Ir mes, ta prasme, tiesiog, tu gali tokio išvengti. Tu mirsi, didelė tikimybė, kad tu nuo to mirsi ir tu gali nemirti nuo to. Tai, tu tokį dalyką sužinojęs, turi kažkaip pakeisti kažkokią įtaką. Tai man tas labai didelį įtaką. Arba tas pats VO2 Max, apie kurį aš kalbėjau. Kur kiekvieną veiklą, jeigu tu nori kažkokią veiklą daryti, tai tam reikia to konkretaus kažkokio VO2 Max. Ir jeigu tu tą veiklą nori daryti po 40 metų, tai vėlgi tavo VO2 Max po 40 metų turi būti tokio lygio. Jeigu jis nebus tokio lygio, tai tu tiesiog fiziškai negalėsi tos veiklos daryti. Ir viskas, čia tada tampa tiesiog matematinė lygtis, kad aš noriu 60 metų daryti tokią ir tokią veiklą, aš žinau, koks mano turi būti VO2 Max, aš atsiskaičiuoju, jisai mažėja kiekvieną dešimtmetį, ten po 10% maždaug per dešimtmetį, tai aš turiu tada žinau, kad aš reiškia šiandien mano VO2 Max turi būti tam tikro lygio, kad aš galėčiau po 40 metų. Tiesiog toksai visas gyvenimas tampa aiški struktūra. Jo, kažkokia struktūra apskaičiuojamas yra, kad aš mėgstu žaisti krepšinį, aš norėsiu žaisti krepšinį po 30 metų, tai reiškia, aš turiu dabar įdėti darbo, kad aš galėčiau žaisti krepšinį po 30 metų. Ir aš niekada apie tokį dalyką net nebūčiau pagalvojęs, kad, atrodo logiška jo, kad tu turi sportuoti, ten kažkaip, kad tas aktyvumas tau senatvėje padės, bet tokio konkretumo, kad toks yra apčiuopiamas kažkoks mato vienetas, nežinojau. Ir kai sužinojau, tai negaliu pamiršti dabar. Geras, ir tai gražiai susisieja su tavo pomėgiu matematikai, tu sakai, kad... Čia gali būti. Nes skaičiai, paaiškinimai, logiška seka visa. Tai klausytojams, kurie nežino, VO2 Max yra maksimalus deguonies kiekis, kurį kūnas gali įsisavinti aktyvios fizinės veiklos metu. Ir būtent šitas rodiklis yra pripažintas tokiu kaip jau lydinčiuoju ilgamžiškumo sferoje, jis tikrai tiesiogiai koreliuoja su širdies ir kraujagyslių ligų mirštamumu ir sergamumu nuo šių ligų ir taip
pirmo pasaulio šalyse, kaip ir paminėjai, išsivyščiusiose šalyse, kur žmonės, reiškia, mažai to fizinio aktyvumo, daug kalorijų, daug perdirbto maisto ir panašiai. Tai tikrai labai geras rodiklis, svarbus rodiklis, nepatingėkit nueiti pasidaryti, domiesi ilgaamžiškumu, biohackingu, sveikata, medicinos naujovėmis. Kviečiu prisijungti prie sparčiai augančios Zen You bendruomenės ir užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius, kuriuos rasi www.zenyou.lt /naujienlaiškiai. Įdomiai daro jie, ne? Nu, tas įdomiai, tai galima taip apibūdinti jo, bet labai nemalonus jis yra. Bet tik 10 minučių. Man gal šiek tiek ilgiau buvo, tenais turėtų, man atrodo, ilgiau būti. Bet taip, tenais ne valandą tenais kankina, bet nu, tikrai nemaloni patirtis yra, nes kad jį pasiektum, tai tu turi maksimalias pastangas savo. Tai reiškia, tu turi daryti tenais, būna arba ant bėgtiko, arba ant dviračio. Aš ant dviračio dariau, tai tu turi minti, kol nebegali minti. Tai tas nu, va, ta riba nėra maloni vieta būti. Bet tik ten porą minučių reikia pabūti aukščiausią zoną, kad galėtų išmatuoti. Jo, bet iš principo tiesiog mini dviratį ir su kiekviena minutė intensyvėja, vis minim, turi stipriau minti, nu, tiksliau tau pasipriešinimas didėja ir nežinau, 10-15 minučių ir tos paskutinės kelios minutės nu, labai intensyvios, kad tą maksimumą išspausti. Uždeda kaukę, kad žiūri, kiek deguonės paimi, kiek dioksido išputi ir tenais vat apskaičiuoja. Bet tai yra tikrai labai naudingas rodiklis. Tai man, žinai, kas labai įspūdinga iš tikro, kad tu ant tavęs, kaip sakant, tau taip suveikia smarkiai būtent va, tas priežasties pasiekmės veiksmas, nes nu, sveikatos edukacija ir yra daug paremta tuo, kad reiškia, nevalgykit blogo maisto, nes susirgsit ir ten turėsit metabolinį sindromą ir išsivystys lygos ir numirsit. Bet žmonėms tas neveikia. Žinai, tas nu, ne tai, kad gąsdinimas, o toks aiškinimas per edukaciją priežasties ir pasiekmės. Ir vis tiek, kiek daug mes turime nutukusių žmonių, nesportuojančių žmonių ir net mano artimoje aplinkoje yra, ta prasme, protingi, super ekstra žmonės, ten mastermindai, wunderkindai. Ir tikrai nepripažįsta to, nežinau, ar nenori savo pripažinti, kad reikia rūpinti savo kūnų, reikia reguliuoti savo svorį, reikia žiūrėti savo cholesterolį, žinai, ir tai ne visiems tas veikia, tikrai ne visiems, tai tikrai toks geras įspūdis, kad tau taip aiškiai suveikia, kad tu jaunas ir tu turi dabar tuo rūpintis, nes jeigu nesirūpinsi, tau po 40 metų negalėsi žaisti krepšinį. Tai jo, šitas labai... Aš iš to labai tapatinos, nes mano šeimoje lygiai taip pat. Tarkim, teta mano, labai tikiuosi, kad nežiūrės šitą podcastą. Jinai sako, aš nemėgstu sportuoti. Sako, man nieks nepatinka. Ir, nu, tu žiūri, nu, žmogus suaugęs, žmogus, ta prasme, nu, jisai supranta, kokios pasiekmės yra. Netgi mačius artimoje aplinkoje, va, mano močiutė, tarkim, sakykim, dabar, nu, labai sunkiai jos gyvenimas dabar atrodo. Ir čia, aišku, nebūtinai gal dėl to, kad ten nesportavo ar kažkas, nu, bet vis tiek matai akivaizdžiai, kokios yra pasiekmės ir sako, man nepatinka sportas. Joks sportas nepatinka. Nu, tai va nori paimti ir papurtyti, nu, susiras kažkas gal patiks. O jeigu nepatiks, nesvarbu, nemažas vaikas, eisi sportuosi. Vis tiek, eini ir sportuoji, nu, tik aš čia po valandą per dieną. Taip, galų gale, eik pasivaikščioti, eik paplaukioti, ta prasme, tai fiziškai judėdavau, net nesportuoti, reikia tiesiog judėti. Taip, nebūtina ta štanga, aš tai labai propaguoju štangų kilnojimą, bet nebūtina štangų, eik tenisą pažaisti, nežinau, kažką paspartyti kamuolį, bet, nu, šit pasivaikščioti. Šunys įgyk, su šuniu eik pasivaikščioti. Taip, būtent. Jo, man nenoriu čia tikrai skambėti kažkaip teisuoliškai, bet mano galvoje panašiai kaip pas tave veikia. Ta prasme, aš žinau, kad vėliau bus tikrai daug blogiau, jeigu aš nedėsiu pastangų dabar. Kaip sakant, klok, kaip ten, teps slidės vasarą ir kai pasiklosi, taip išsimiegosi, žinai. Tai pilnai tą suprantu, anksčiau, kai buvau jaunesnė, iš tikro tai sportavau dėl figūros, bet turbūt daugelis labai žmonių tai daro, ir moteris, ir merginos, ir vaikinai. Dabar jau sportuoju grinai dėl sveikatos, dėl energijos, dėl miego, kad vakarė geriau užmigčiau ir visai kitas tada ir požiūris į tą sportą. Man nereikia ten eiti kartais, kai aš noriu labai smarkiai pasportuoti ir aš tą štangas kilnoju irgi, tai fainai, o kartais tiesiog aš išeinu pasivaikščioti pusę valandos. Ir tai yra tikrai geriau negu nieko, nes pradėkim nuo to, kad šiek tiek, nors truputį fizinio krūvio yra daug geriau negu iš vis jo, kad nebūtų, ar ne? Būtent taip. Tai Jori, papasakok dabar, kas pasikeitė tavo viduje, kai tu pradėjau sąmoningai eiti link tos sveikos gyvensenos, sporto, kaip atsirado mitybos galbūt pokyčiai, nieko nepakalbėjom iš tikrųjų kaip prieš tai valgiai ir dabar tavo daug yra edukacinių video apie mitybą, apie baltymus, receptų netgi yra. Tai kas pasikeitė? Apie mitybą iš tikrųjų, mityba turbūt mažiausiai pasikeitė, nes aš kažkaip taip pat nuo mažens mano mama
propagavo tą sveiką gyvenimą kažkiek, ne iš sporto pusės, bet bent jau maistą valgydavau normalesnį. Tai ten kažkokių McDonald'ų, kažko tokių dalykų nebuvo. Tai ir dabar aš mytybą, aš labai mėgstu maistą, aš labai mėgstu saldumynus, tai aš kažkaip savo leidžiu šituo atžvilgiu, atlaidžiau žiūriu, ne taip kaip su sportu. Tai mytyba mano, aišku, pagerėjo, ypač apie baltymus kalbant, kad aš labai rimtai žiūriu į baltymus, labai stengiuosi suvalgyti savo tą tikslą baltymų, kiek aš turiu suvalgyti. Ir atsiprašau, iš karto pertraukiu, tu pasakėjai labai gerą hacką, kurį aš kažkada seniai buvau girdėjus, bet užmiršus ir dabar prisimenu, ir tai yra labai geras hackas, kaip galima skaičiuoti, ar produktai iš tikrųjų yra, galima vadinti jį high protein, ar ne? Nes daug dabar visur tų lipdukų ir užrašų high protein, o iš tikrųjų daug kur ir apgavystė tenais būna. Tai yra, aš labai edukuoju ir savo podcast'o klausytojų žiūrovus apie tos baltymus, irgi mūsų kiekviename vos ne podcast'e būna paliesta tema su visais pašnekovais, kad reikia tų baltymų daug, reikia bent 2 gramų kūno kilogramų, ar ne? Ir papasakok tą formulę, kaip lengva suprasti, ar tame produkte yra daug tų baltymų, ar vis tik apgavystė. Taip, čia mano populiariausias video, jis daugiausiai peržiūrų turi šitas video. Tai pasisėmi produktą, kur ten high protein. Nu, čia toksai hackas, kaip pasižiūrėti, ten, jeigu dietos, tarkim, laikais, jeigu žiūri kalorijas, bet nori daug baltymų suvalgyti. Tai pasižiūri į baltymų kiekį, 100 gramų. Tai pavyzdžiui, kiek būna? Sakykime, 10 gramų. 10 gramų baltymų, pridedi 0, gauni 100 ir tada žiūri, kiek kalorijų. Tai jeigu kalorijų yra daugiau negu tas skaičius, kurį tu gavai, tai reiškia, čia jau nesiskaito kaip high protein, o jeigu kalorijų yra mažiau, tai reiškia, čia yra geras tas baltymų šaltinis. Tai vėlgi, jeigu yra 10 gramų baltymų, aš pridedu 0, gaunu 100 ir tada pasižiūriu, tarkim, kalorijų yra 90. Kalorijų yra mažiau, tai reiškia, čia jau yra geras baltymų šaltinis. Graikiškas jogurtas. Graikiškas jogurtas, taip, pavyzdžiui. Arba varškė, aš, tarkim, nustebau, kiek ten varškė, 20 gramų baltymų ir 90 kalorijų. Tai čia jau wow. Tai va, arba jeigu, tarkim, yra 10 gramų baltymų, pridedi 0, 100 ir tenai 150 kalorijų, tai tada jau yra. Bet aš tenais jau kiek gavau kritikos su to video, nelabai daug iš tikrųjų, bet tenais, kur ten, tarkim, paima pavyzdį, kur, pavyzdžiui, lašišai, kur lašiša netitinka šito, arba tenais net jautiena, pavyzdžiui, irgi netitinka šitų Bet čia galbūt kalbai tu apie pagamintus, tokius parduodamus gatavus, kur parašyta high protein. Taip, visi žino, kad ta mėsa lašiša, jūs valgykit, čia geras baltymų šaltinis, bet taip, čia turbūt labiau kalbant, kai tenais žiūri jo, ten kažkokį sūrį, ar ten grūdėtą vaškę, ar ten kažkokius jogurtus, ten kur visokie būna, kur... Snaksus, taip. Sausainius, jo, teisingai, čia nereikia į tos pagrindinius proteinus. Valgykit normalų maistą, valgykit. Kaip tau sekasi tą proteiną surinkti, kiek surinkinėjai? Tai mano tikslas, kaip sakai, 2 gramai 1 kilogramui, tai aš stengiuosi 160 gramų surinkti. Tai aš taip, ten jau kalorijų tikslumu neskaičiuoju, bet aš taip maždaug primetinėju ir, sekasi, surinku dažniausiai. Tai, o anksčiau, bet sakai, vis tiek natūraliai šeimos šiek tiek atėjęs, ar ne, ir ta mityba, tai ar pasikeitė tavo, nežinau, pojūtis ir kūno sudėjimas, kai pradėjai daugiau tiesiog jų skaičiuoti ir daugiau vartoti? Iš tikrųjų tai pasikeitė, bet aš tai žinau tik dėl to, kad aš tenais vaikščioju karts nuo karto pas tokią sveikatingumo gydytoją, vadinasi, kuri ten padaro mano kūno sudėties analizę ir tenais parodo, kiek aš raumenų turiu ir kiek riebalų ir visą kitą. Tai šiaip aš žiūrint į veidrodį, tai aš nematau to skirtumo, nes kiekvieną dieną žiūriu, čia savaime aišku, nieks nemato, kaip jie plaukai auga. Tai, bet priaugau daug raumenų ir kai draugė pagirė, kad bicepsas didelis, tai irgi labai malonu būna, tai yra tų ženklų, kad pasikeitė mano sudėtis kūno, bet aš jų nematau. Tas bicepsas toks juokingas, mano sužadėtinis irgi, ta prasme, geriausias komplimentas iš visų pasaulyje, ką galiu pasakyti, tai kad, kaip pampas, kaip bicepsas gerai mato. Aš irgi atinu kiekvieną rytą parodau, pačiavinį, oho. Ta prasme, ir viskas, diena jau geriausia pasaulyje būna, jeigu jau pastebėtas bicepsas. Kažkada nuėjom kažkur tai ten į druskininkų gydyklą į masažus ir masažuotoja jį pagyrė, kad kokie raumenys. Tai laimingai iki šiol prisimeta, žodžiu, su didžiausiu, sako, važiuojam vėl. Jo, baltymai didelis dabar trendas, sako, neužilgo jau turėtų vynas baltymų būti, jau gal ir koks. Tai gerai, bet čia nukrypam šiek tiek nuo temos apie tą mitybą. Dar kas nors iš tavo mitybos pasikeitė, kai tu pradėjai domėtis, bet jau sveikatingumu, kaip išvengti tų ligų, ar kažkokiu buvo pokyčių? Tai gal, net nežinau, aš kaip sakau, tų kalorijų neskaičiuoju per daug, bet kažkaip vis tiek nes aš ten prieš 5 metus, tai jeigu manęs paklaustų, kas yra baltymai, aš nežinau, ar galėčiau apibrėžimą pasakyti. Tiesiog buvo maistas kaip maistas. Ir žinau, kad vienas yra sveikesnis, kitas nesveikesnis. O kodėl, tai nesvarbu.
Tai va tos, sakau, kalorijos gal šiek tiek, kur pasimato, kur paimi ten kažkokį sausainį ar kažką, žiūri, wow, 300 kalorijų, toks šiek tiek pasveria, ar čia tikrai aš noriu jau tų kalorijų ar ne. Tai, bet vėlgi, čia aš per savo socialinę mediją labiau tą perteikiu maisto svarbą, negu aš pats ją praktikuoju. Tai aš žinau maisto svarbą, aš suprantu, bet kažkaip, kaip sakau, leidžiu savo pasilepinti, sakykim. Tai viskas gerai, tai jaunas žmogus sportuojantis čia. Dar galiu. Jis aš irgi leidžiu savo pasilepinti, kartais per daug. Gerai, o kas pasikeitė tavo viduje? Savivertė, nežinau, disciplina, kažkokios gyvybingumo daugiau atsirado, kaip pat irgi pradėjus intensyviai sportuoti ir domėtis? Didžiausias skirtumas pradėjus sportuoti tai su nuotaika, sakyčiau. Nes, kaip sakau, aš tenais tos išvaizdos kažkokios nematau taip akivaizdžiai kiekvieną dieną, bet nuotaikos kokie pokyčiai, tai wow yra. Nes ir čia yra dvi priežastys mano supratimu. Viena iš tų yra, kad aš kai pasportuoju, tai čia toksai, žinai, ten jau visa ta biologija, kur ten endorfinai, serotoninas, dopaminas užkyla, viskas, mes tiesiog gerai jaučiamės. Ir tada kitas dalykas yra, kad aš, kai pasportuoju, aš jaučiuosi, kad aš kažką dėl savęs padariau. Kažką, ko, sakykime, tą dieną gal nelabai norėjau daryti, bet aš žinau, kad man tas yra sveika, man tas yra naudinga ir aš nuėjau ir padariau, susiėmiau dėl savęs, savo ir ta toksai, wow, koks geras jausmas, koks aš šaunuolis esu. Tai tie du dalykai, kur tas vienas nekontroliuojamas, kur tiesiog nenori gerai pasijausti, arba bent jau geriau pasijausti, nusiraminsi, ir tas kitas, kad padariau kažką, tai tiesiog labai gera nuotaika būna visą laiką pasportavęs. Dar nei karto nesu pasigailėjęs, kad nuėjau pasportuoti. Ir aš manau, joks žmogus nėra ten, jeigu nesusitraumuoja, joks žmogus turbūt nesigaili, kai nueina pasportuoti. Gal tu nenori pradžiai, bet paskui visą laiką būna geriau. Taip, iš tikrųjų visai neseniai tokį reelsą mačiau, jis anglų kalba buvo, man labai strigo, nes jis yra labai paprastas. Ten mergina žodžiu sako, if you want to do it, don't do it. And if you don't want to do it, do it. Ir ta prasme, čia yra tokia tiesa ir aš taip iš karto, aš nenoriu eiti sportuoti, sakykime, susiplanavus tą dieną eiti sportuoti, bet ateina jau ten pavakarė ir jau krenta, žinai, visi ten tie kortizoliai, testosteronai, jau sunku, valios jau labai sumažėja, jau tingisi eiti ir tada pagalvoju, ta prasme, tai yra būtent dabar tas momentas, kai labiausiai reikia eiti, nes aš pailsėsiu, iš tikrųjų, nes į sportą mes pailsime, gauname energiją, gaminasi judant. Aš prasiblaškysiu nuo kažkokios ten veiklos, kuri ten tą dieną į kompiuterį buvo, žinai, sulindus. Ta prasme, grinai, kai labiausiai nenori, tada reikia labiausiai daryti. Ir priešingai, kai kažko labai nori, tai reikia stengtis to nedaryti, nes tai rodo silpnybę ir rodo... Čia kai ieškai priežasčių nedaryt, tada darai, o kai ieškai priežasčių daryt, tada nedarai. Čia iš esmės tas pats, ką sakai. Tai mane labai kažkaip giliai palėtė šitą mintis ir labai iš tikrųjų geras pastebėjimas, kad sportas, dauguma žmonių apie jį galvoja, kad tai yra dėl išvaizdos, dėl raumenų tonuso, dėl nuotaikos, kas yra viskas tas tiesa, dėl traumų prevencijos. Bet iš tikrųjų tai viduje tyliai augina tavo pasitikėjimą tavimi, žinai, tu tampi toksai atsparesnis stresui, labiau pasitinkti savim, toks, tvirtesnis, labiau įsižeminęs. Tai yra ta nematoma tokia iš tikrųjų dalis, ką augina fizinis aktyvumas. Ir tikrai aš irgi esu psichologiškai priklausoma nuo šito. Manau, kad jeigu nesportuočiau arba yra kažkokie etapai, kur nesportuoji, pavyzdžiui, susirgi ten, iškrenti kurį laiką, žinai, tai tikrai pakrenta ir ta savivertė ir toks tonusas gyvenimo. Taip. O kaip, papasako, kaip pradėjai ilgai ir aktyviai, iš tikrųjų įspūdinga anketa, prieš tai užkulisiuose pakalbėjom, kad gan greitai išbūmino, ar ne, tai rodo, kad temos yra aktualios žmonėm, kad jie domisi ir tikrai gražus motyvaciniai video, tokie paprasti, žmogiški, kalbant apie nepatogius galbūt dalykus, apie motyvaciją, discipliną ir kad nieks kitas už tave to nepadarys, tu pats turi priimti sprendimą ir daryti. Tai kaip tau šovė į galvą šitą visą anketą pradėti kurti? Tai aš, kaip sakiau, kad aš pakeičiau savo gyvenimą ir pagalvojau, kad kažkam gal galiu padėti pakeisti ir jo gyvenimą. Ir kaip sakai, aš jaunas esu ir kalbu tokiomis temomis, ten apie senatvę ir panašiai, kur dažniausiai būna ten tie tokie būna video, tarkim, internete, kur aš kartais matau, kur koks nors senukas, tarkim, šneka tenais 80 metų ir pasakoja, kad aš ten priėmiau blogus sprendimus ir dabar gailiuosi ir tu nedaryk tokių sprendimų. Toksai, žinai, kur kreipiasi lyg į jaunus žmonės ir jiems sako, kad aš dabar sakau iš savo patirties, kad mano toksai sunkus gyvenimas dėl to, kad aš ten net tokius sprendimus priėmiau, kokius turėjau priimti.
Ir ta toks labai būna stiprus emocinis ryšys, žinai, kad va, tas žmogus žino, ką sako, jis va, gailisi, kad kažko nepadarė ir aš dabar galiu pasimokyti iš jo klaidų. Ir tada ateinu, va, aš 24 metų ir aš bandau pasakyti tą patį žmonėms, kad taip bus, nes čia nereikia būti genijum, kad tu suprastum, ta prasme, kad taip bus. Ir čia toks daugiau mažiau faktas, kad tu jeigu nesportuosi, jeigu nesimaitinsi, gal ne faktas, bet bent jau daug didesnė tikimybė bus, kad tavo senatvė atrodys labai liūdnai ir labai skaudžiai. Ir tada man atrodo, kad gal žmonėms šiek tiek yra kažkaip gal netaip priema artimai, kad vat, aš sakau, aš be jokios patirties, nes aš nesu senas, aš nežinau, kaip bus, bet aš žinau, kad esu matęs ten tyrimų visokiausių, kaip, ta prasme, kad reikia sportuoti, jeigu tu nori turėti tą senatvę. Net nebūtinai jau senatvę, tiesiog, kad tu nori gyventi normalų gyvenimą pilnavertišką. Tai, bet, vat, kaip sakai, visai užkilo ta anketa, niekada gyvenime negalvau, kad taip gali būti, kaip čia buvo, kur aš va tos 10 000, aš galvau, kad niekada nesurinksiu 10 000. Tikrai nuoširdžiai nemaniau, kad surinksiu. Ir va dabar, va, bing bong kažkaip beveik 30 000 jo. Tai kažkaip, vis tiek gal žmonėm, svarbios tos temos, kažkaip vis tiek rezonuoja, supranta svarbą to, ką aš sakau. Kokios temos susilaukia daugiausiai peržiūrų, komentarų, reakcijų? Tai va tas su baltymų to triuku, čia mano populiariausias video. Apie miegą, vat, kai sukūriau vieną video, kuris iš tikrųjų yra, tai jisai taip užkilo. Apie miegą. Tenais aš aptariau eksperimentai, seniai filmavau, dabar tiksliai neatsimenu, bet tenais buvo esmė, kad dalyviai buvo, kurie miegojo 4, 6 ar 8 valandas, man atrodo, 14 dienų. Tai ir tie, kurie miegojo 4 valandas, tai kiekvieną naktį tu miegi 4 valandas ir ta po tų 14 dienų buvo poveikis toks pat, lyg jie būtų nemiegoję 48 valandas. Su 6 valandom buvo tas pats, tik tai, kad po 14 dienų buvo tas pats poveikis, lyg jie būtų nemiegoję 24 valandas. Ta prasme, kad tas chroniškas miego trūkumas, jisai kaip susideda, kad akumuliuojasi ir po kažkiek laiko susideda tas ir ten tie didelės problemos prisideda. Bet įdomiausia dalis buvo to eksperimento, kad žmonės ten po 2-3 dienų jie nebesijautė pavargę. Tai tenais juos ten tikrino kas 2 valandas, ten jų tas kognityvinius kažkokius visus sugebėjimus ir jie sakė, kad jie jaučiasi gerai, jie nebejaučia to nuovargio. Ir va čia, man atrodo, yra tas baisiausia ta dalis, kur žmonės, nes mes, manau, visi pažįstam žmonių, kurie miego po 4 valandas ir sako, man normaliai, aš gerai jaučiuosi, man viskas gerai. Tai ne, objektyviai ne, tau atrodo taip, bet taip nėra, tu vis tiek tas miego trūkumas, ta prasme, mums reikia miegoti visiems. Ir tos 4 valandos nėra pakankamos ir 6 valandos nėra pakankamai. Ir net jeigu tu jautiesi gerai, tai tu nesijauti gerai, iš tikrųjų. Aš labai, kadangi daug gyvenime esu patyrus su miego ir insomnijos, nemenka epizodą ir vaistus, iš tikrųjų net geriau buvo etapas, dabar ačiū Dievui, viskas praėjo ir jau nebesikartoja daug metų, bet tą laikotarpį atsimenu kaip tikrai labai sunku ir tokį, sakau, buvau tokia tarsi biški išprotėjus, žinai, nes tikrai, ir man atrodė, kad viskas gerai, žinai, tipo aš irgi ten mažai miegodavau, 5 valandas, iki 6 ir tiesiog daug labai reikėjo dirbti, daug streso buvo, tai tokia, žodžiu, situacija. Bet man atrodo, kad aš gerai funkcionuoju, bet iš tikrųjų tai yra toks mechanizmas, yra evoliucijos sukurtas tada, kada senoviai žmonės, dar pirmykščiai, žodžiu, ieškodavo galbūt maisto, ten kovodavo, žodžiu, su ledynais, eidavo ilgas ten kelionės ieškoti to maisto ir jiems tiesiog reikėjo išgyvenimui turėti energijos be miego, žinai, tai čia toksai kaip visiškai evoliucinis mechanizmas kaupinti su labai dideliam, tokiam stichijom. Ir tai nėra tikrai sutverta šiuolaikiniam žmogui, kuris, mes privalome miegoti, nes mes turime visas tas sąlygas miegoti, ar ne? Nebent tai yra ten tam tikri atvejai, nežinau, jaunos mamos, šviežiai susilaukusios. Čia aš dar turiu vieną komentarą, kad man labai patiko čia kažkoks toksai, jis čia nėra kažkaip labai moksliškai pagrįstas šitas argumentas, bet jisai man tai labai stipriai suskambėjo, kad evoliuciškai žiūrint iš evoliucijos pusės, kad mes kai miegame, tai mes esame visiškai bejėgiai. Mus gali bet kas suvalgyti, bet kas gali pavogti mūsų maistą, nužudyti mus, ta prasme, mes neturim jokios savigynos, mes negalim daugintis, negalim ieškoti maisto. Ir mes vis tiek privalom miegoti 8 valandas per parą, kad mes funkcionuotume normaliai. Tai, ta prasme, jeigu tai būtų mums bent kažkiek mes galėtume išgyventi be miego, tai jau evoliucija būtų suradus būdą, kad mes galėtume nemiegoti ir mes nerizikuotume savo gyvybės kiekvieną kartą užmigę. Bet taip nėra. Per tuos visus, nesakysiu kiek metų, nežinau, apie 100 000 metų gal, nėra tokio būdo, ta prasme, niekaip mes neišsivystėm, kad galėtume nemiegoti. Tai reiškia, kad mes
turime miegoti. Yra būtina ir jo, dabar naujausiai tokie moksliniai duomenys sako, tas 8 valandos yra labai grubus vidurkis iš tikrųjų. Jisai, taip, sakykime, didžiai populiacijai paėmus jisai pritaikomas. Bet iš tikrųjų yra duomenys rodo, kad kai kam užtenka 6,5 valandos, kai kam 7, kai kam 7,5, kai kam 9 reikia. Labai labai individualu, bet kur tikrai yra riba labai griežta, yra 6 valandos. Turi žmogus per naktį miegoti ne mažiau 6 valandas. Jau kai mažiau, tai drastiškai krenta kognityvinės funkcijos, atmintis, nuotaika, hormonai, visas atsistatymas. Tai taip, tas ir gyvenime būna visokių etapų, kartais tikrai tenka trumpiau biškį pamiegoti, bet reikia tada bandyti kaip įmanoma greičiau grįžti prie gero laiko. Ir sakai, daug sulaukia dėmesio šitas video, ar ne? Taip, čia tas vienas iš pirmųjų toksai, kur visai taip. Ko žmonės, ko jie klausė, nežinau, džiaugiasi, piktinosi, čia faktai, čia moksliniai faktai, tai kodėl jisai... Tai kiekvienas toksai video, kur aš kažką tokio pertikiu, būna komentar, nesąmonė. Ir viskas. Nieko daugiau neišsiplečia, tiesiog neteisingai pasakyti. Na, okei, čia aš ne savo nuomonę sakiau, čia tiesiog faktas yra. Ta prasme, faktas tuo atžvilgiu, kad ten tas eksperimentas buvo ir jo tokios išvados buvo. Tada labai daug buvo, kaip sakai, mamų rašė, kad jaunos mamos, kad čia, kai turėsi vaikų, nenusišnekėk, neįmanoma taip. Ir čia jau aš tikrai nieko nenoriu komentuoti, aš tikiu, kad yra labai sunku, bet ta prasme, čia neneikia fakto, kad vis tiek svarbu ir kad vis tiek tos mamos vis tiek turėtų stengtis bent jau miegoti daug. Aš įsivaizduoju, mamoms tai turbūt ypatingai reikia miegoti, kai tenais rūpintis to vaiku ir panašiai. Gamta čia irgi šiek tiek pasirūpino, čia aišku, visų pirma, tai jo didžiausia atjauta, nes tikrai turbūt sunkiausias periodas su miegu būna mamoms naujai pagimdžiusiems, bet gamta pasirūpino bent jau tiek, kad tie hormonai taip jau sudėlioti, kad tas pirmus metus padeda hormonai išgyventi tas visas nemigo naktis. Ir tai pasirūpina gamta šiek tiek. Tai taip, bet be abejo labai labai sunku ir reikia ieškoti sprendimų miegoti, kažkaip dieną miegoti, pakaito miegoti su vyru. Taip. Tai žmonės, žodžiu, bando nuneigti faktą. Bet čia toksai, čia tik tai dalis, ten daug aišku ir palaikymo buvo, kad taip, teisingai, miegas svarbus, reikia miegoti ir panašiai. Gerai, o kokie iš video apie tokius subtilesnius dalykus labiausiai sulaukia dėmesio, apie discipliną galbūt, apie atsakomybę? Man labai patinka tas tavo požiūris, kad nieks už tave to nepadarys, tu pats turi priimti sprendimą ir padaryti. Ar šitie video įtraukia žmonės ir kaip jie reaguoja? Bet aš kai visą laiką pasakau kažką tokio apie sportą, taip, kad mes turim patys imtis veiksmų ir nieks už mus to nepadarys. Visą laiką susilaukiu komentarų, kurie mane tai labiausiai nervina. Čia gal irgi šiek tiek iš mano tos matematinės pusės, kad aš kažkiek bent minimaliai suprantu tos statistinius dalykus. Ir kur sako žmonės, bet aš sakau, tarkim, kad sportas, reikia sportuoti, sportas yra sveikas, sportas padės tau nugyventi ilgesnį gyvenimą. Ir sako, ne, mano senelis, tarkim, tenai sportavo ir mirė jaunas. Arba mano senelis visą gyvenimą gėrė, rūkė ir mirė 90 metų. Tai ir aš negaliu patikėti, negi žmonės, iš tikrųjų nesupranta, kad čia yra išskirtis. Čia nėra pavyzdys ir kad tu matai tai savo artimoje aplinkoje, nereiškia, kad tai yra tiesa. Čia kažkas loterijos bilietą laimėjo, tai nereiškia, kad mes visi turėtume pirkti loterijos bilietą. Ne taip veikia. Čia yra tiesiog objektyvūs faktai, kad jeigu tu sportuosi, tavo šansai, ne faktas, kad tu iš tikrųjų gyvensi ilgai ir aktyviai ir laimingai, bet tavo šansai padidėja. Ir tiesiog aš skatinu žmonės didinti tos savo šansus, gyventi ilgą, aktyvų, laimingą, sveiką gyvenimą. Ir gali būti, kad čia aš mirsiu 40, bet aš būsiu įdėjęs darbo ir man tas sportas, bet kokiu atveju, čia kita tema šiek tiek, kad man nėra kančia tas sportas. Čia yra mano gyvenimo dalis, man patinka sportuoti, bet tiesiog, kad aš sportuodamas savo pasididinu šansus gyventi tokį ilgą, pilnavertį gyvenimą. Įsivaizduok 2 mėnesių kelionę į geresnę savijautą, be chaoso su aiškia kasdieninė sistema. Zenju top produktų wellness sistema sujungia 4 kertinius žingsnius. Visų pirma, tai MCT pudra su prebiotikais. Švari energija kūnui ir smegenims, daugiau fokuso, sotumas be cukraus šuolių ir draugiškas pojūtis žarnynui. Streslės magnio bisglicinatas su L-tianinu ir vitaminu B6, ramesnės mintis, stabili emocinė pusiausvyra ir gilesnis miegas. Zenju Mega Omega 3 itin koncentruota omegų dozė smegenims, širdžiai ir uždegiminiam fonui organizme mažinti. Ir galiausiai gryni jūrinio kolageno peptidai odos stangrumui, plaukams, nagams, sąnariams, raumenims.
Pradėk jau šiandien ir po 60 dienų pamatysi akivaizdų skirtumą. O su nuolaidos kodu ZENIU 8020 dar ir papildomą nuolaidą gausi. Man irgi patinka sportuoti, bet tai tikrai neatėjo natūraliai. Tai atėjo dėl to, kad gal ten jaunystėje, kai pradėjau sportuoti, aš lankiusi ir irklavimą, ir lengvai atletiką, pakankamai nuo ankstino, ten 13 metų aš irgi taip aktyviai sportuoju. Bet tada tai buvo tiesiog būdas praleisti laiką su draugais, tai buvo būrelis, tai buvo kažkokia, užsiėmimas, normalu, ar ne, mokykloje visi kažką veikiam. Į tai nežiūrėjau kaip kažkokią prievolę. Po to galbūt su amžiumi, kai ten pradedi formuotis, jau ten figūrą palaikyti moteriai reikia, tada jau ten prasideda visokie žodžiu, kad jo išprakaituoti ten, žinai, numesti kilogramus prakaituojant. Bet visumoje man irgi visą laiką patiko sportuoti, todėl kad tiesiog labai gerai jautiesi po to pasportavęs. Ir man, tai yra priklausomybė. Sportas iš esmės yra priklausomybė. Teigiama ta gera priklausomybė. Bet įdomu, kaip yra kitiems žmonėms. Ar iš tikrųjų, kaip sakydavo teta, nepatinka visiškai sportuoti. Ar gali tai būti, ar čia yra visiškai kažkoks blokas galvoje, nežinau, kažkokia trauma galbūt kažkada įvykusi psichologinė, kur ten bėgai ir tau suplyšo kelnes ir pasijuokė koks nors berniukas, kur... Aš manau, kad tikrai gali būti tos traumas, ten net ir, sakykime, iš tos pačios kūno kultūros. Tarkim, aš labai įsivaizduoju žmonės, tarkim, kur ten vaikai būna ten, tarkim, apkūnesni, kuriems nenori jie sportuoti, jiems nemalonu tenais persirenginėti ir su visais ten, sakykime, tose rūbinėse ten, kur irgi ir patyčių ir visko būna. Tai aš labai įsivaizduoju, kad gali būti toksai iš vaikystės kažkokia trauma. Bet iš kitos pusės, tai čia yra šiek tiek ta dalis tokia, kur nenuginčiama. Aš kaip sakiau, kad ten tie endorfinai, serotoninas, dopaminas užkyla sportuojant ir tu nenori. Ta prasme, čia taip yra ir tu tiesiog pasijusi geriau sportuodamas. Ir man, tarkim, asmeniškai, tai aš darau 2 tipų treniruotės. Tai yra jėgos treniruotės 3 per savaitę ir tada yra kardio treniruotės 3 per savaitę. Jėgos treniruotės aš kiekvieną rytą man toks džiaugsmas būna, kad aš atsikeliu ir žinau, kad šiandien bus jėgos treniruotės. Man labai patinka tos svorius kilnot, stumdyti, malonumas. Su dviračiu kardio treniruotės, čia jau yra kita kalba. Čia jau yra toksai, kur kai atsikeliu, kai žinau, kad reiks daryti kardio, tai galvoju, okei, rytoj jėgos treniruotė, viskas bus gerai, šiandien atkentės ir bus rytoj. Tai tokios 2 medalio pusės, bet aš vis tiek, vėlgi, kiekvieną kartą treniruotės geriau jaučiuosi, negu kai atėjau. Tai dar nei karto nenusivyliau, kad nuėjau padaryti ir, kaip sakai, tada ir tas disciplina stiprėja ir toksai kažkoks atkaklumas, kur aš žinau, kad aš nenoriu minti to dviračio dabar valandą, bet aš vis tiek minsiu ir aš žinau, kad aš išminsiu jį, nes aš žinau, kad aš praeitą savaitę išminiau ir už praeitą savaitę išminiau ir aš tiesiog turiu tų jėgų ir tada toks kažkoks pasitikėjimas savimi auga, kad aš žinau, kad aš šiandien nenoriu minti dviratį, bet aš išminsiu, tai reiškia, kad aš, kai man reikės kažkokį padaryti dalyką, kurio aš nenoriu daryti, aš žinau, kad aš jį padarysiu, nes aš jau esu išsitreniravęs save daryti dalykus, kurių nenoriu daryti. Taip, labai tikrai dar vienas tikrai svarbus dalykas paminėti, pabrėžti, kad ugdo valią. Valią, stiprybę, iššūkius ir kliūtis nugalėti gyvenime daug lengviau, kad kai tu jau žinai, kad padarai kažko, ko nenorėjai, nemėgsti, nepatinka, perlipai per save ir padarai tai ne vieną kartą, tai tampa tavo modus operandum, reiškia veikimo būdų tokių gyvenime ir tada daug lengviau bet kokius iššūkius yra priimti ir nežinau, pavyzdžiui, mane, pavyzdžiui, labai asmeniškai, ne tai, kad stebina, bet kai aš kažko nežinau gyvenime iš bet kokios sferos, aš einu, pasidomiu ir sužinau. Ar tai, gerai, pavyzdžiui, ten koks nors pradėjus verslą, daug ko nežinai, ar ne, ir nežinau, pavyzdžiui, ten marketingo ir metos, žodžiu, Facebooko reklamos tenais, algoritmų ir taip toliau. Nežinau, ir neketinu būti ekspertė kažkokia, bet aš paėmiau, nusipirkau kursus ir juos praėjau, prasimokiau ir sužinojau bazinius pagrindus, kaip veikia tenais ta meta. Ir aš nenaudoju kiekvienoje dienoje, bet tai yra dalis sudėdamoji marketingo pagrindų, kurias man reikia žinoti, nes aš turiu verslą elektroninės prekybos ir ta prasme tu negali nežinoti, kai turi valdyti tą verslą. Ir ta prasme, ir man tai yra taip savaime suprantamas dalykas, kad jeigu tu nežinai, tu paimi, surandi būdą sužinoti. Ir su ko nors ten pakalba, ko nors, tai aš čia nenoriu, nes nežinau, čia neaišku, man taip toliau, tai pagooglink. Pagooglink. Ir aš kažkada pagalvojau, kad šita mano savybė, kuri man yra visiškai natūrali ir tiesiog kitaip ir būti negali, kad jinai galėjo išsivystyti iš to, kad irgi sportuoju visą gyvenimą, einu ir kluoti, dabar jau neinu, bet eidavom per
reiškia, irklavimo sesijas ten reikėdavo ir po valandą, ir po pusantros. Konceptas yra toksai treniruoklis, žinai, irklavimo. Tai va 1,5 valandos sėdi ir irkluoji. Nu, beprotiškai užknisantis nuobodus dalykas. Bet kai man buvo 15-16 ir va taip pat ir irkluodavau po 1,5 valandos žiemą, kai nebuvo galima plaukioti nery su valtim. Tai ir tokie dalykai, tikiu, kad tikrai prisidėjo prie to mano, kad nu, tu eini, turi kliūti, eini ir darai, nėra kito pasirinkimo. Gerai, nukrypam čia filosofiškai truputį. Tai dar papasakok apie ilgai ir aktyviai. Kokias ten dar temas nagrinėjai? Nagrinėjai ne tik apie sportą ir mitybą, ten ir apie santykius, ir apie laimę, ir apie pinigus. Taip. Tai aš vat, kai pradėjau, va čia kažkokia vat realizacija buvo prieš porą savaičių, kad kažkaip aš gal šiek tiek per daug, nes man jau žmonės rašo ir į mane trenerių kreipiasi, kur man labai malonu, bet aš ne per kur nesu treneris jokiais būdais, ta prasme, net nekalbant apie tai, kad neturiu išsilavinimo, šiaip aš neturiu pakankamų žinių toli gražu, kad kažką galėčiau mokyti konkrečiai. Tai kažkaip taip tokia realizacija buvo, kad gal aš šiek tiek per daug iš tos eksperto pusės paėmiau, kad vat, čia vat, aš jums sakau tokią vat, šventą tiesą ir taip yra ir ne kitaip. Tai kažkaip noriu šiek tiek labiau padaryti tokį labiau asmeninę paskyrą, kad aš labiau vat, nuo savęs kažkaip pašneku, nes ten daug mano video yra tokių, kur aš susirašau aišku scenarijų, tenais išsiresearchinu, pasidarau, tenais visas productionas būna mano. Ir tada jis va toksai vat ir atrodo, kad aš vat taip perteikiu tavo kažkokią konkrečią informaciją, taip labai sudėliotą, tai aš dabar bandau tokių daugiau daryti. Tiesiog, kur pastatau kamerą, kažkokią turiu mintį, pastatau kamerą, vakarykštis, pavyzdžiui, video. Tiesiog pastačiau iš pirmo karto, sufilmavau, pasakiau, ką norėjau pasakyti ir viskas. Tai tokio stengiuosi šiek tiek iš savo, kaip atsakai, asmeninės patirties kažkaip perteikti ir taip daugiau pakabinti ten kitas temas apie kažkokią, nežinau, šiaip gal tokią bendrą sveikatingumą tokią, bet ne tik iš tos fizinės pusės, bet šiaip iš gyvenimo, iš psichologinės sveikatos, bet iš tų kažkokių disciplinos dar kažko. Psichologinė sveikata labai labai svarbi tema ir daug kas vengia apie tai kalbėti, nes tai tarsi toks truputį ir tabu ir gal per daug asmeniška, ar ne, bet tai yra labai labai svarbi mūsų šių laikų tema, todėl kad daug to skubėjimo, lėkimo, streso, distrakcijų, du gyvenimai tikrasis ir socialiniai medijoje irgi labai labai kuria tą stresą, socialinis nerimas pats paminėjai, kad ir šitas dalykas yra. Tai vis tik, koks yra tavo laimės receptas? Tu pamini, kad svarbiausia būti laimingu ir aš labai tam pritariu, nes aš irgi manau, kad žmogaus gyvenimo prasmė yra tiesiog būti laimingu, surasti būdų savo, kaip būti laimingu, nieks kitas nepadarys to už tave ir atsakymo kito nėra realiai. Ta prasme, yra gal kitas atsakymas, bet turiu omeny, kad gyvenimo prasmės, na, kaip ir nėra per se, ar ne, mes tiesiog turim kažkaip įprasminti save. Ir įprasminimas turi būti, mes turim gerai jaustis įprasmindami, turim būti laimingi. Tai kas tau yra laimė? Iš ko susideda tavo kasdienė laimė? Mano kasdienė laimė susideda vis tiek pirmoje vietoje man yra santykiai. Tai santykiai tiek su mano mergina, tiek su šeima, tiek su draugais. Aš su šeima, pavyzdžiui, mes turim, tokį, sakyčiau, stiprų gan ryšį. Mes per kiekvienas šventės, per kiekvieną gimtadienį, netgi mūsų ten toj šeimoje yra, taip, ten karts nuo karto vienas kitas žmogus pasikeičia antrą pusę, bet apie 13-14 žmonių yra ten su visais tetom, pusbroliais, viskuo. Tai mes kiekvieną gimtadienį švenčiam mūsų, kiekvienas šventę susitinkam, tai mes taip, aišku, gimtadienį kartais dvejinamės, kartais po 2 gimtadienius. Aš tarkim, ir mano pusbrolio per vieną dieną skiriasi, tai mes visą laiką kartu, bet mes susitinkam 10-12 kartų per metus tikrai visi, taip pat visa giminė. Tai tas aš taip džiaugiuosi, taip vertinu šitą, kad mano mama ir jos 2 sesės, čia jos tokios pagrindinis šeimos lizdas, tai jos taip bendrauja, subūrė ir tada mes visi pusbroliai irgi visi bendraujame. Tai aš labai labai šitą džiaugiuosi, labai vertinu ir puoselėsiu šitą ir toliau su savo šeima. Ir tada, aišku, su draugais sudėtinga yra, kai vis tiek mokykloje tenais būna artimas ratas, nenori bendrauji su tai žmonėm, tai tada, kai baigęs mokykla, tada reikia labiau įdėti pastangų, kad palaikytum tos ryšius. Tai vėlgi mes su draugais labai džiaugiuosi, susitinkam vasarą daugiau, aišku, bet vis tiek kas porą mėnesių bent jau tikrai susitinkam, kažką vis paveikiam ten, ar golfą susitinkam žaisti, ar pokerį pažaidžiam, arba šiaip į barą išeinam, kažkur vis pabūnam. Tai ir aišku, pirmoje vietoje tai yra su mergina savo puoselėjus santykius. Tai čia tiesiog vis tiek toks kasdienis gyvenimas, mes vis tiek kiekvieną dieną susitinkam vakarais ir tais vakarais. Tai čia numeris 1 tikrai. Tada
kitoj vietoj, kitas dalykas yra, aišku, ta sveikata, bet čia net nežinau, kiek man tiesiogiai laimės tai suteikia, aš, aišku, kaip sakiau, gerai jaučiuosi po treniruočių, bet čia toksai kaip, net nežinau, nu man jau tapęs savaime suprantamas dalykas, o aš kaip irgi, kaip sakau, kad kaip dantis išsivalau, tai taip ir sportuoju kiekvieną dieną. Tiesiog nėra klausimas, ar aš sportuosiu, klausimas gal ką sportuosiu, kokia treniruotė. Tai tas, vat, aš manau, kad man tai labai susidės ir paskui senatvėje aš labai džiaugsiuosi, kad sportavau, bet jau mano visas toks tikslas yra. Tai va čia va tokia antra dalis ir tada, net nežinau, nu, va kažkokie tokie kiti, gal ne taip apibrėžiami dalykai, va kaip, nežinau, kažkokia va prasmė gyvenime arba tenais ramybė, laisvė, tokie dalykai, kurie čia jau turbūt iš daug dalykų susideda ir tada, aišku, viena dėlionės dalis yra pinigai. Čia žinoma ir aš kaip jau sakiau, kalbėjom, kad aš tikiu tais visais turtuoliais, kurie bando mus įtikinėti, kad pinigai laimės nenuperka. Tai aš jais tikiu. Aš tikiu, kad pinigai laimės nenuperka. Iš kitos pusės, šiandien aš neturiu nei vienos problemos, kurios pinigai neišspręstų. Tai vis tiek, aš jeigu turėčiau daugiau pinigų, tai mano gyvenimas taptų, nu, vat gal tas lengvesnis, gal nežinau, ar tinkamas žodis, bet laisvesnis, tai tikrai streso mažesnis kiekis būtų ir kažkaip tos tada gal energiją savo galėčiau sutelkti kitur. Čia, žinai, kaip ta poreikių piramidė, kur kai tu neturi ką pavalgyti, tu negalvosi, kaip ten, ar tavo batai švarūs. Tai čia vat gal irgi toks pats šiek tiek, kad aš vat dabar mano tas dėmesys, gal ne didžiąją dalimi, bet aš vis tiek galvoju apie tokius dalykus ten, kiek maistas kainuos, kiek aš nuomą susimokėsiu ir panašiai. Tai arba ten, jeigu mašina sugenda, tai ten jau tos servisus ten jie kaip plešia, belė kokį skaičių pasako, ir kaip aš negaliu pasakyti ne. Ateini, atvažiuoji, kokį pasako, tokį ir sumoki. Tai va, tai tiesiog jeigu turėčiau pinigų, tai tas aspektas dingtų ir tada kažkokios kitos problemos būtų. Taip. Labai ir geras pasakymas. Navalis Ravikantas, mano mėgstamas, nežinau, verslo angelas, investuotojas, filosofas, mąstytojas. Žodžiu, jis yra pasakęs, kad pinigai neįsprendžia visų problemų, bet pinigai sprendžia visas pinigų problemas. Taip. Aš nežinau, iš tikrųjų, ar jisai paėmė iš kažkur tą frazę, pasakė greičiausiai, nes ta frazė ir pas tave kažkur nuskambėjo. Aš taip, bet kur pinigai neįsprendžia visų problemų, pinigai sprendžia pinigų problemas, bet kai neturi pinigų, visos problemos yra pinigų problemos. Nu, va, tai aš podcast'ą išgirdau šitą ir man labai patiko. Ir čia va toksai, va, sakyčiau, gal visai tiksliai atspindi mano požiūrį į pinigus, kur aš žinau, kad, nu, tu kiek nori tų pinigų turėk, jeigu tu neturėsi tenais, nežinau, draugų, santykių, prasmės gyvenime, tai tu nebūsi laimingas. Bet jie tikrai padeda. Taip. Taip, čia turbūt labai tokie relatyvūs dalykai, tu negali iš tikrųjų palyginti, kas geriau yra, ar neturėti pinigų, ar neturėti draugų. Taip. Abu yra labai sudėtingi, stadijos labai sudėtingos. Taip, aš tai laikausi tokios filosofijos, kad gyvenime visur turi tobulėti. Turi tobulėti ir materialiai, ir fiziškai, ir psichologiškai, ir emociškai, ir santykiuose. Tai visus ąsočius turi pildyti, žinai, gyvenime. Negali kažko vieną labai iškelti, o kito visiškai ten, nežinau, nueiti į kraštutinumus, žinai, kaip hipis koks nors ten ir gyventi palapiniai. Nes tame irgi laimės nebus. Laimė yra pusiausvyroj, mano bent jau asmeninė nuomonė, kai tu balansuoji tarp tų visų lėkščių milijoną, kurias mes laikom kiekvieną dieną, tarp jų balansuoji ir kad jos visos būtų, žinai, užpildytos. Ir materialinis turtas yra viena iš tų visiškai legit lėkščių. Bet tu dar jaunas žmogus, žinai, dar viskas prieš akį ir aš tai taip pat irgi labai laikausi filosofijos, kad žmonės turi pereiti per visokias stadijas gyvenime ir visišką neturėjimą pinigų ir patį save išsilaikymą ir uždirbimą, sunkiai tuos pinigus ir lengvai uždirbti pinigus tam, kad jie suprastų, žinai, kaip viskas veikia. Nes tikriausiai tie, kurie greitai praturtėja, neturėdami patirties, jie gali greitai ir prarasti tuos pinigus. Na va, nukrypom čia truputį nuo tokių temų. Bet labai noriu paantrinti, kas man tikrai atsakė į daug klausimų gyvenime, tai vis tik tai yra kokybiški artimi santykiai. Tas žodis kokybiški skamba taip gal šiek tiek materialiai, nes, nu, tarsi, kas yra kokybiškas santykis, jis tiesiog, žinai, yra. Bet ne, yra daug santykių tokių, pavadinkime, kurie teikia kažkokį galbūt malonumą, naudą, na, nežinau, kaip pavadinti naudą, ne ta prasme, kad tu ten kažkokį naudą iš to žmogaus gauni konkrečiai, bet, sakykim, susitikimai su kažkokiais žmonėmis, jie, na, tave pradžiugina, nes galbūt tas žmogus ten tave paguodžia, ar palaiko, ar kažką, tai tarsi tokie mainai natūralūs vyksta, bet
vis tik didžiausia malonuma žmogui ir tą patį iš tikrųjų sako ir ilgamžiškumo daug, kaip sakant, filosofijų, kad giluminis, tas prasmingas tikras ryšys su žmogumi, kur tu gali jaustis atviras, pažeidžiamas, priimtas toks, koks esi. Tai va, tas santykis iš tikrųjų labai didelį pasitenkinimą gyvenime duoda. Anksčiau aš neturėjau tokių artimų santykių, o dabar turiu ir galiu pasakyti, kad man tai yra numeris, kaip ir pačiam, numeris 1 gyvenime. Ir labai faina iš tikrųjų, kad šeimos toks gražus yra santykių kultivavimas. Tai džiaugiuosi labai labai ir laikyk šitą būtinai ir savo vaikam perduok. O kokios mintis toliau apie ilgai ir aktyviai, ką tu norėtum iš tos bendruomenės, ką tai išvirstų, ar turi kažkokių didesnių idėjų? Mano didesnė idėja buvo 10 000 sekėjų. Aš galvojau, čia man užtruks metus ir kelis metus, bet šitas kažkaip įvyko greitai gana ir nežinau, vat aš kaip sakau, mano ta pagrindinė mintis, aš noriu padėti žmonėms, aš noriu, vat, kaip aš pakeičiau savo gyvenimą ir aš matau, kiek man taip daug prasmės suteikia ir kaip aš džiaugiuosi tuo ir aš noriu ir kitiems padėti ir paskatinti juos irgi lygiai taip pat pakeis gyvenimą. Tai šitas tikslas yra, jisai ir liks, aš tikiuosi, kad amžinai ir čia vis tiek yra numeris 1 žinutė. Žinoma, dabar jau, kai čia tokie skaičiai pasidarė tų žmonių, aš neįsivaizduoju, kaip jie čia taip susirinko visi, tai tada, aišku, klausimas yra, kad gal įmanoma iš šito ir išgyventi, kažkaip monetizuoti tuos ir uždirbti pinigus. Tai čia, bet aš per daug irgi aktyviai su šito nedirbu, ten nereklamuoju nieko per daug, nes kažkaip ne tas man buvo galvoj ir ne tas man yra galvoj, tai aš taip kuriu, bet aš tikrai nesakau, kad niekada nebus reklamų ar kad aš nesistengsiu uždirbti šitos platformos. Tai būtų labai malonu iš tikrųjų, kad čia galbūt mano toksai full-time darbas šitaip. Tai tau to ir palinkėsiu, surasti gerą būdą, kur bus išlaikyta pusiausvyrą tarp tos duoklės visuomenė, kaip aš sakau, tai padėti kitiem, nes Zenju irgi toksai tikslas mūsų tinklalaidės, edukuoti, nemokamai šviesti, kviestis įdomius svečius, kurie galėtų pasidalinti savo patirtimi ir kad daugiau iš tikrųjų žmonių sužinotų apie tokius kaip Joris, kurie tikrai turi gražų ir tyrą tikslą. Tai šitą tau ir palinkėsiu. Ir artėjant jau mūsų pokalbį į pabaigą, turiu paklausti vieno klausimo, iš tikrųjų apie sportą, apie mitybą šnekėjom visai nemažai, o kaip yra su papildais? Žinau, kad daug jų nevartoji, bet keletą vartoji, tai noriu, kad pasidalintum vis tik, ką vartoji. Taip, tai aš vartoju iš esmės 4 papildus, tai yra vitaminas D, magnis, omega 3 ir kretinas. Nežinau, kaip čia kretinas, kiek prie papildų. Prie papildų. Tai aš esu pasidaręs tyrimus kraujo, aš žinau, kad man reikia tų dalykų gerti, dėl magnio gal nesu tikras, kiek reikia, bet magnis žinau, kad mums yra naudingas būtinas, tai aš magnį geriu, prieš miegą visą laiką, ryte atsikeliu, išgeriu pavalgęs vitaminą D, omega 3 ir kretiną ir tada vakare magnį. Nieko kito nevartoju, nes iš tikrųjų per daug ir nežinau šitos pusės. Tai, bet visai gal reikėtų pasidaryti kraujo tyrimus, pasižiūrėti, išsiaiškinti, kaip ten kas, gal man ko trūksta, ko netrūksta. Iš kraujo tyrimų daug ko, tu iš principų ir pasakai pagrindinius. Dar galima B grupės vitaminus kai kuriuos pasidaryti, kad nustatyti tenais ribas, bet jų trūkumas yra pakankamai retas dalykas, nes jų daug gauname su angliavandeniais, kruopomis, žaliomis daržovėmis, lapinėmis, tai mažai šansų, kad trūks B grupės vitaminų, nors gali. Bet kalbant, iš tikrųjų, gerą labai čia tokį momentą pagavau. Man dažnai rašo, žmonės klausia, kokius papildus jauniems žmonėms gerai vartoti, nes aš šiaip laikausi tokios įsitikinimo, kad kažkur tais maždaug nuo 30 metų jau taip reikėtų aktyviau pradėti į save kažką papildomai dėti, bet, pavyzdžiui, tavo atveju tikrai daug sportuoji, ar ne, esi aktyvus, esi pakankamai aukštas, žinai, vyrukas, tai tikėtina, kad su maistu gal visko ir nesuvalgai ir nesurenki. Tai tokiu atveju tikrai gerai, kad magnį papildomai vartoji, vitaminas D, čia lietuvių yra pandemija, beveik visiems mums jo trūksta, bet labai gerai, kad daraisi tyrimus, nes iš tikrųjų reikėtų kas keletą mėnesių, kas pusę metų. Kas keletą mėnesių, tai nesidraugs. Gerai, ne kas keletą, perdėjau čia. Jeigu trūkumas yra ir bandai koreguoti, tai gal tada dažniau reikia. Bet jeigu, sakykime, yra norma, tai vieną kartą metuose užtenka pasidaryti tyrimą ir vartoti palaikomąją dozę, ten 2000 tarptautinių vienetų, pavyzdžiui.
Omegos tai yra jau kaip tėvė mūsų visiems ir vaikams iš tikrųjų, ir mažiems netgi labai vaikams jų reikia vartoti mažesnį, aišku, kiekį negu suaugusiam žmogui, bet taip, omegos tai čia ir smegenų vystymuisi, ir širdies kraujagyslių sistemai, ir imunitetui. Ir kreatinas, iš tikrųjų, paskutiniu metu labai išbūminės ir ne veltui išbūminės, nes yra labiausiai ištirtas maisto papildas, turbūt medžiaga maistinė, daugiausiai tyrimų su jie atlikta yra ir daug labai naudų atrasta tiek. Anksčiau buvo įsitikinimas, kad sportuojantiems žmonėms jis tik tai reikalingas, dėl to, kad padeda kaupti vandenį, duoda pampo ar ne, duoda energijos gamybai padeda raumenyse, bet dabar jau daugėja įrodymų, kad didesnės dozės, 10 gramų per dieną, padeda netgi ir kognityvinėms funkcijoms. Ir netgi jis yra dabar tyriamas vyresnių žmonių, kurie turi polinkį į Alzheimerį ir kitas senatvinės demencijas, kad didesnė ta dozė, žodžiu, pereina jau smegenų kraujo barjerą ir patenka į smegenis ir padeda tenais ląstelėm geriau gaminti ATP, energijos molekulę, kuri atsakinga už protinę veiklą, ir už visą bet kokio organizmo energijos apykaitą. Tai kreatinas labai gerai. Aš pati labai didelė fanė. Iš tikrųjų, visai tik neseniai pradėjau prieš kokį gal pusę metų įvartoti. Anksčiau aš irgi galvojau, kad čia tik tais gal tokių jau sportininkų, kultūristų, žinai, dalykas. O dabar jau jisai mano kasdienybėj būtinai ir aš iš tikrųjų pajutau didelį skirtumą labai ir saliai, kiek ištvermės atsirado daugiau, kiek energijos, tai labai geras papildas. Ir mes Zen-U turėsime labai greitai, jau gegužės mėnesį turėsim savo kreatiną. Padarom dar tokį praktinį patarimo momentą ir vis tik tais noriu tavęs paklausti. Ką tu patartum žmogui vieną kažkokį praktinį patarimą, kuris tiki, kad jisai gali būti geresniu, bet vis geresniu savo pradėti sportuoti, save labiau mylėti, bet vis kažkaip tais nepadaro to. Tai koks tas vienas dalykas, ką jis turėtų savo pasakyti? Tai aš esu pasiruošęs tokį šiek tiek eksperimentą. Tai kad jisai suveiktų, aš paprašysiu, kad tu užsimertum. Operatorius gal užsimers, kad žiūrovas užsimertų. Ir sakysit, kad nereikia, aš nenoriu užsimerti. Bus geriau, jeigu užsimerks. Nebent vairuojat, nežinau. Tada neužsimerkit. Gerai. Ir dabar įsivaizduok, kad dabar yra 2036 metai. Praėjo 10 metų. Ir tavo gyvenimas atrodo priešingai, negu tu įsivaizdavai, kad jisai atrodys. Tu dirbi nemėgstamą darbą. Tave supa toksiški žmonės. Tu nejauti jokio džiaugsmo kasdienėme gyvenime. Tu nuoširdžiai nekenti savo gyvenimą. Ir vieną naktį, 3 nakties tu skrolini telefoną ir pamatai savo nuotrauką darytą prieš 10 metų. Ir tu pagalvoji, kaip aš norėčiau grįžti dabar į tą laiką. Jeigu aš turėčiau galimybę dabar tenais grįžti, aš priimčiau visiškai kitokius sprendimus ir mano gyvenimas šiandien atrodytų visiškai kitoks. Dabar atsimerk. Tu turi tą galimybę. Tu gali pakeisti savo gyvenimą, gali priimti kitokius sprendimus ir turėti kitokį gyvenimą. Klausimas, ar jo pasinaudosi? Kaip gražiai, kaip teisingai ir kaip gražiai. Tikrai ir labai giliai, nes tas užsimerkimas ir privertė išprovokuotos jausmus. Tik tiek, kad aš savo neleidau galvoti apie tai, kad po 10 metų aš nekęsiu savo gyvenimo. Pas mane taip viskas, aš gyvenu, kad kiekviena diena sekanti būtų dar geresnė ir man neblogai sekasi iš tikrųjų. Tai aš manau, kad po 10 metų būsiu dar laimingesnė, negu esu dabar. Aš neabejoju. Tai aišku, čia tokiem žmonėm turbūt jau, kurie galvoja, kad gal nori pasikeisti, gal nenori pasikeisti, tai geriau pasikeis, nes po 10 metų gali būti, kad gailėsies. Nekartą paminėjai, kad įkvėpimo semiesi iš kitų kūrėjų, ar ne? Ir YouTube'o turbūt, ir TikTok'o, ir Reels'ų žiūri. Beje, tu ir TikTok'e tikriausiai aktyvus. Ne. Ne? TikTok'e neturiu TikTok'o, aš tik Instagram'e. Tai prasme, aš stengiuosi, žodžiu, aš neturiu TikTok'o, todėl kad aš noriu jo neturėti, kad neleičiau jame laiko, žinai, tai aš net savęs nepripratinu prie šitos platformos, man užtenka. Instagramas, tikiuosi, yra paskutinė gyvenime platforma socialinės medijos, kokią aš turėsiu ir kurioje leisiu laiką, nes tikrai reikia dozuoti šitos dalykus ir gyvenimas daug labiau pagerėjo, kai aš iš tikrųjų sąžiningai mažai laiko tenais praleidžiu. Tai iš kur... Papasakok, iš kur semiesi, kur daugiausiai žiūri video visokių, gauni gerų pavyzdžių, įkvėpimo ir pasidalink galbūt netgi, ką norėtum, ką pats seki, kokius įkvėpinčius žmonės, asmenybės, sportininkus. Tai aš turiu, mano ilgai ir aktyviai paskyra, aš tenais neseku jokių žmonių ir aš tenais tiesiog
visiškai leidžiu algoritmų jau pačiam išmesti ir tenais yra, iš esmės visas turinys yra va toksai va su sveikatingumu susijęs, tai aš tenais jį naudoju kaip tokį va, kaip, gal ne tai, kad ieškau idėjų, bet tiesiog žiūriu, ką kiti žmonės kelia ir tada kažkokia va gal kyla idėja. Ir aš semiuosi daug įkvėpimo iš kitų, bet aš labai daug ir iš savo patirties irgi sakau. Ir tada dažniausiai būna, kad pamatau kažkokį video, tarkim, kažkas va surezonuoja ir galvoju, o gerai, ir tada kažkaip bandau sujungti su savo patirtim ir tada sukuriu video. Tai va dabar tai paklausiai, tai aš, turbūt ne vieno žmogaus nepasakysiu konkrečiai, nes lietuvių bent jau tai tikrai negalėsiu pasakyti. Žiūriu Higher Up Wellness. Yra toksai vyrukas, kuris iš tikrųjų tai labai užmotivavo mane, nes jisai ir iš sveikatos pusės, bet jisai ir iš to turinio kūrimo pusės, kad jisai skatina žmonės kurti turinį. Tai čia toksai super duper man susiliejo, labai jo daug žiūrėjau turinio prieš pradėdamas kurti ir dabar irgi. Tai Higher Up Wellness vadinasi. Ja. Tai va, o iš kitų tiesiog, sakau, man tai kaip algoritmas, aš kadangi neseku tenais nieko, man kaip algoritmas išmeta, aš taip susižiūriu ir tenais vis tiek išmeta populiariausius video, nes taip algoritmas veikia. Tai aš tada ir pamatau automatiškai iš karto, kokią formulę veikia, kad tas video formatas pasisekė šitam žmogui, tai gal jisai ir mano žiūrovam patiks. Tai va, bet kažkokios tenais struktūros griežtos tai nėra, aš taip tiesiog laisva forma. O visas tas, reiškia, tokias longevity medicinos naujienas vis tiek tu pristatai ir tų mokslinių tyrimų šiek tiek, ar ne, ir miegas, mityba, tai vis tiek kažkur tais, paskaitai kažkokiuose tais, ar puslapiuose, ar YouTube video pasižiūri. Taip, tai čia dar tas gydytojas vienas yra Peter Atija. Gal bus įgirdėjus, tai jisai, aš labiausiai nuo jo pradėjau iš esmės tą visą ilgamžiškumą, tai jisai toksai buvo kaip pradininkas mano, dabar yra daugiau, aš ten podcastų klausau, irgi nepasakysiu tiksliai dabar, kokie pavadinimai yra, bet iš tikrųjų turbūt daugiausiai iš podcastų būtent ir klausausi, nes aš visą laiką, kai darausi savo ištvermės treniruotės, tai tas Zone 2, tai tenais valandą pusantros būna aš minutę tiesiog dviratį, tai aš visą laiką klausausi podcastus. Tai ir tada tenais ir užsirašinėju, nautus darau ir tada peržiūriu paskui ir kažkokią gal idėją ir tada, jeigu kažkokią mintį pasako, kad man sudomino, tai aš tada tą mintį iš karto pasiresearchinu, grįžęs namo, pasižiūriu, plačiau išsiaiškinu ir tada kartais sukuriu video irgi iš to. Tai turbūt tas pagrindinis tų konkrečių tokių žinių, tai yra iš podcastų, kad tenais koncentruota tokia informacija. Nes ten vis tiek Instagram'e ar YouTube'ai kažkur tai labiau toksai pritaikyta lengvam suvartojimui ta informacija būna. O knygas ar mėgsti skaityti? Taip, labai. Skaitai. Audio klausai ar skaitai tikras? Su Kindle. Arba knygas, arba su Kindle. Su Kindle paprasčiausia. Daug smagiau yra skaityti tikras knygas, bet su Kindle patogu, nes gali išsiversti žodžius. Aš kai skaitau tokias negrožinės literatūros ir tenais būna tokių žodžių ten, kur pasako, kur pirmą kartą matau, tai man labai gerai, kad aš galiu iš karto išsiversti ir tada kažkokį gal žodyną savo plečiu šiek tiek tuo pačiu. Geras, fainai. Gal netyčia prisimeni kokių gerų knygų, norėtum pasidalinti, kas čia tau dabar padarė įspūdį? Ką galiu parekomenduoti, tai Deep Work man labai patiko. Čia yra apie gebėjimą dirbti koncentruotai, taip kur susitelki, visas distrakcijas pašalini ir tarkim valandą ar 2 valandas tiesiog susikoncentruotai dirbi taip, kas šiais laikais tai yra labai retas ir kuo retesnis, tuo labiau naudingesnis ir paklausa didesnė tokio įgūdžio yra, tai tiesiog labai naudinga. Čia turbūt bet kokioj srity pritaikysi, kad ir kur pažiūrėsi, visur labai bus naudingas šitas gebėjimas tiesiog atsisėsti ir dirbti. Tai aš kai perskaičiau tą knygą, tai labai stengiausi šitą praktikuoti, bet faktas, kad sunku yra, nes aš vis tiek nuo telefono priklausomas kaip nežinau kas, tai vis tiek sunku būna, bet tą stengiausi labai. Ir tada kita yra Comfort Crisis. Tai čia yra apie tai, kad mes gyvename tokį gyvenimą, kur viskas yra tobula temperatūra, apšvietimas, viskas mums yra maistas į namus prie durų, kur tu gali tiesiog metus turbūt neišeiti iš namų ir viską tu gausi, ko tau reikia. Tai ir tiesiog, kad čia gal šiek tiek išsiplėsiu, bet kad tas ir ta pati laimė, apie kurią aš kalbu, tai jinai mano supratimu yra šiek tiek reliatyvi, kad jeigu viskas yra tau tobula gyvenime, tai tada niekas nėra tobula, tai tu vis tiek kažkokio turi to, tarkim, aš labai gerai atsimenu, kai ten mokykloje būdavo, pavyzdžiui, ten kur išeini kokį žygį ar kažkur tenais, kur nieks nenori ten eiti su klase visą, kur ten aplyja, viskas šlapia, šalta ir tada grįžti namo ir kaip gera būna. Tai čia ir yra tas reliatyvumas, kad tu patyrei, kaip yra nesmagu būti lauke, kai yra šalta ir šlapia ir tada grįžti namo ir kaip gera ir ta lova tokia patogi nebūna niekada turbūt, kai tik tai grįžti iš to žygio. Tai ta knyga ir yra apie tai, kad mums reikia
nu, vat reikia išlipti iš to savo komforto zonos ir va ten ir slypi tas vat džiaugsmas. Ne ten, bet tame kontraste. Ir tada trečia, šitą tai turbūt labiausiai, kurią aš praktiškai pritaikau savo gyvenime, tai yra Atomic Habits. O, mano viena top of the top. Taip, šitą labai patiko man, labai tokie praktiški patarimai ir aš, kaip sakau, aš šitą taikau ir savo gyvenime. Ir vat, ypač su sportu, vat, tas vat, įpročio kūrimas, kur mano supratimu, kad visai yra svarbus tas apdovanojimo aspektas, kad tu apdovanoji save už gerą įprotį, bent jau pačioje pradžioje. Ir tenais aš kažkada irgi šitą paminėjau, tai irgi gavau kritikos, kad iš tikrųjų ne, kad čia mes ne šunys, ta prasme, ne taip veikia, mums nereikia čia to apdovanojimo, bet man atrodo, kad čia yra labai naudinga. Ir tada, kaip va, tas autorius James Clear pats sako, kad aukščiausias apdovanojimo lygis yra, kad tu gauni tą apdovanojimą iš pačios veiklos. Tai aš jau galiu nuoširdžiai sakyti, kad aš esu pasiekęs šitą lygį sporte, ypač jėgos treniruotėse, kur man yra smagu, aš tiesiog sportuodamas jaučiu pasitenkinimą, kad man malonu tos svorius stumti ir jausti, kaip dirba mano raumenis. Tai tiesiog tai man jau nebereikia jokio apdovanojimo už tą sporto salę, jau vien tai, kad čia yra tiesiog automatiškas, savaime suprantama, bet aš dar netgi ir tą apdovanojimą gaudinu iš pačios veiklos. Tai labai linkiu ir nežinau, žiūrovom, kad pasiekti tokį lygį. Super, labai, labai fainas palinkėjimas ir labai, jo, tikrai šitas nuostabus yra dalykas. Dar truputį pareflektuosiu į knygą, man labai yra įstrigęs, aš ją seniai skaičiau prieš gal kokius jau 5-6 metų, bet irgi daug pasisėmiau už tos knygos praktinių patarimų ir tas įpročio formavimo momentas fizinėje aplinkoje man labai paliko gilų, kaip sakant, įspūdį ir aš tą ir darau ir iki dabar bandydama kažką naujo sukurti. Tai pavyzdžiui, jeigu mes nemažai keliaujam ir, sakykime, aš važiuojuosi ten jogos kilimėlį irgi, kad galėčiau namie ar sportuoti, ar tampytis ir atvažiuoju į naują vietą, į naują kažkokį Airbnb ir aš iš karto nusimatau sporto kampelį, ten pasitiesiu tą kilimėlį, ten pasidarau kažkokiu, žinai, jeigu yra ten kažkokių galimybių, nežinau, svoriai kažkokie ar gumos. Ir tai yra, žodžiu, aš atsikeliu ryte ir einu į tą kamputį ir žinau, kad tas kamputis yra sporto kamputis ir aš tame kamputyje sportuoju, žinai, toksai tarsi tu fizinę vietą sujungi su veikla. Ir ten, ir taip iškart labai gerai tu ateini ir jau įeini tą rolę, bet dabar aš sportuosiu, žinai. Ir tada labai akivaizdu būna, kad tenais yra tavo vieta, kaip sakai, kad tenais yra sportas ir tada tu pamatai ir tėvą ateini, o einu pasportuoti. Taip, tai va toks labai, ką smarkiai išsinešiau iš tos knygos šitą, bet jo, ir apie tą rewardą irgi geras palinkėjimas. Ką, Jori, ačiū, labai įdomus pokalbis, labai palėtėm daug įvairių temų, kaip ir susitarėm. Tikiuosi, kad mūsų šitas podcastas, kaip sakant, įkvėps daugiau žmonių pradėti tikrai sportuoti, sveikiau maitintis ir tavo misija taip pat labiau kultivuoti, tai yra padėti žmonėm gyventi geresnį gyvenimą. Ačiū labai, kad pakvietei. Ačiū. Turime tau dovanų. Valio. Aptarėme papildus, kokius vartoji, tai į to praktiškai lauknešėlį ir gauni ir plus dar tavo merginai dovanėlių. Tai mūsų draugai Gourmet Life turi nuostabę mačą, moja mačą vadinasi ir kiek žinau, tau ir tavo draugai patinka gerti mačą, nes kavos negeri. Tai va, galėsit išbandyti moja mačą. Ir su kodu ZEN15 jų internetiniai parduotuviai ir fizinėse parduotuvėse Vilniuje gausite papildomą 15% nuolaidą šiai mačai. Super, ačiū labai. Ačiū. Ačiū, mėly žiūrovai. Nepamirškit peržiūrėti ir kitų mūsų laidų. Iš tikrųjų, šią dieną jau turime visai jų nemažai. Tai tikrai labai įdomi visa mūsų laidų biblioteka. Iki pasimatymo kitose laidose.